Jau norėjo atimt. Okay. Ar mes trauksim koptas? Aš galvoju, taip. Filmavome? Yeah. Gal net ar pradėsim. Dar nepradėkite. Tai reikia dar jas išvalyti. Žinai, kai kalbėsi buvo pakestų metu, kai įsipers, kai pakės vaisia iš už. Tai mes čia prie paksikartas, tai visiems bus nuvėlę, kad žiūrėt, algus. Man šiaip visada pakestuose, kai aš nematau žmogaus ir girdžiu užkadrinį balsą, man labai įdomu, kaip jis atrodo. Aš jas tada pomet. Ir vis lygiai tada labiau suklusti prieš tą žmogų. Sukluskite. Sveiki visi. Svarbiausia, kad esame visi sveiki. Įsijungę, klausantis ar stebintis mūsų podcast'o tarp pasaulių. Podcast'as yra skirtas tiems, kurie nori harmoningesnio gyvenimo, kurie nori daugiau pinigų, daugiau meilės. Ir dar prieš pradedant noriu visų paprašyti, jeigu nesunku, paspausti ekrane subscribe mygtuką ir varpelę. Ir paspausti like, taip pat drąsiai komentuoti, nes tokie jūsų veiksmai padės mums pakalbinti daugiau gilių ir įdomių personų, tokių kaip šiandien čia turime svečiuose Dovilę. Tai pristatysiu, Dovilė yra Betlė, jogos mokytoja, meditacijų instruktorė, turi savo moterų bendruomenę. Ir kaip pati Dovilė sako, kad jos misija yra padėti žmonėms, kurie gyvena labai įtemptą ir greitą gyvenimą, sustoti, įsižeminti, išjausti visus jausmus ir susikurti tokį gyvenimą, kokio nori. Tai labas Dovilė. Labas Rugina. Kaip smagu čia būti? Taip, netruko net 2 metai, aš atsimenu, ne, kad aš tave kviečiau prieš keliaujant į Australiją. Ir kažkaip mes jau buvom susitarusios, bet tau nepavyko atvykti ir dabar aš galvoju, gal ir gerai, nes tada turėjau atmetyti. Tada neturėjom visų šitų galimybių, kokias turim dabar, tada labai džiaugiuosi, kad su šitom galimybėm galim tave pakalbinti. Kaip tu jauties? Gerai, ramiai. Kelias atsipalaidavus. Galvojau, kad jaudinsiuosi labiau, kažkaip dėl čia visą tą aplinką. Jūs sukūrė taip, kad tiesiog jaučiuosi kaip namuose. Labai džiaugiuosi, man atrodo, aš labiau jaudinuos nei vidinį. Aš tave pristačiau, o kiek tu pristatytum save? Man šis klausimas, kaip ir prieš tai kalbėjom, sakiau, kad jis yra labai sudėtingas, todėl kad visi tie dalykai, kuriuos tu apibūdinai, pristatydama mane, tai yra kaip ir apie mane, bet tai yra rolės, kuriuose aš žaidžiu gyvenime ir tų rolių dar yra. Begalybė daug, aš esu ir dukra, ir sesė, ir mylimoji, ir bendradarbė, ir pavaldinė kažkam, ar ne. Tai tų rolių labai daug. Ir jos visos teisingos, jos apibūdina tam tikrą rolę, kurią aš gyvenime atlieku, bet aš visada keliu tą klausimą, ar tikrai mes esam rolės. Man atrodo, kad mes tose rolėse tiesiog žaidžiam. Mes jas vaidinam. Aišku, tada, jeigu patraukau visas rolės, kas aš esu, labai sudėtinga, atrodo, apibūdinti. Bet, tai matai, tu teisingai mane apibūdinai. Aš pati savęs gal nelabai noriu į tuos rėmus, į tas rolės dėti, nors aš jas, kaip sakau, atitinku. Ar ne, aš juose esu. Bet kas aš iš tikrųjų esu, tai man atrodo, aš visom savo gyvenimo kelyje grininuosi, aiškinuosi, tam tikrose situacijose pamatau savo kitų spalvų, atspalvių ir taip. Tai tokio gal vieno dalyko, kas aš esu, aš negaliu pasakyti. Manęs labiau patinka save apibūdinti ne kas aš esu, ką aš veikiu gyvenime, ar ne, ar ten kokia mano profesija šiuo metu yra, o profesijos irgi keitėsi gyvenimo metu, ar ne, ten dirbau vienus darbus, tada visas gyvenimas apsivertė aukštyn kojom, visas tas dvasingumas atėjo į gyvenimą ir pasikeitė visiškai veiklos. Bet ar aš esu mažiau aš nesu turbūt mažiau aš tiesiog atsiskleidžiu savo gyvenimo eigoj, pamatau tam tikrus dalykus apie save, pamatau daug dalykų, kas aš nebesu, kas aš anksčiau buvau, ar kas tapatinausi su tuo. Tai man taip labai sunku save įdėti į kažką, nes aš manau, kad mes kiekvienas esam labai beribiai iš tikrųjų. Jeigu ten pasižiūri ir pradedi gilintis į savo vidų, į savo esmę, tai tu pamatai, kad ten tiesiog yra beribis vandeninis. Ir tu esi ir tas, ir anas, ir kažkas labai gražaus, ir kažkas visai negražaus, kas tau galbūt visai net nepatinka, bet tai irgi yra tam tikros mūsų dalys. Aš visiškai suprantu, apie ką tu kalbi, nes buvo Laumžirgis renginys ir buvau aš, ir buvo Laumnagė. Ir po to renginio norėjau susirinkti grįžtamą ryšį. Tiesiog papasakoti žmonėm, kas jums patinka, nepatinka, ko nori su daugiau, mažiau. Ir buvo kas rašė, kad labai nepatiko, kad nei viena, nei kita neprisistatė, nepapasakojo, žinai, kas jos yra.
Ir aš po to renginio visą laiką stengiuosi prisistatyti, bet man irgi visą laiką buvo toks keistas jausmas. Nu ką man noriu pasakoti visus kursus, programas, ten mokymus, kokius aš esu praėjusi, žinai, apie kokią patirtį turiu, tarsi kažkoks tai darbo pokalbis. Ir aš irgi visą laiką sakau, aš esu rugineraja, aš turiu daug rolių, bet šiandien mano rolė yra pravesti jūs po šitą patirtį. Nu, toks vidiniai momentas yra. Tai supratau, apie ką tu kalbi. Labai rezonuoja. Tai Dovilė, turėsim tokias 3 temas ir tau bus dabar galimybė ir proga pasirinkti, nuo ko nori pradėti. Tai viena tema yra santykiai ir meilė, kita tema yra savirealizacija ir pinigai, ir dar viena tema yra savivertė ir manifestacija ir labiau tokie klausimai apie tave pačią. Tai gal galim iš pradžių pradėti, kaip sakai, nuo santykiai ir meilė. Santykiai ir meilė. Gerai. Tai papasakok, žinau, esi santykiuose ar ne? Galbūt auditorija ne visi žino, kokia ta istorija, kaip susipažinot. Man asmeniškai mūsų istorija yra labai graži. Čia galbūt, žinai, taip skamba gal miškiai keistai, nu, visiems jų meilės istorija yra labai graži, nes tai yra tavo meilės istorija. Bet man iš tikrųjų primena filmus ir kiek mes, pavyzdžiui, daliname su mano partneriu Luku, kiek mes esam pasakoję kitiems žmonėms, tai jie visi sako, jūs turite parašyti knygą, čia filmą reikia sukurti iš jūsų istorijos ir panašiai. Ir iš tikrųjų, aš kaip prisimenu, dabar aš jau taip susigyvenus, jau žinai, tie santykiai jau apsišlifavę, jau tai nėra pirmi 3 mėnesiai, tai nėra įsimylėjimo periodas, tai yra ta rami meilė, kur įvyksta gyvenimo įvairių situacijų, kurias mes turime spręsti kartu, ar ne, įvyksta pilnatys, įvyksta mėnulio užtemimai, man prasideda emocijos, Lukas mane nuramina ir panašiai, nu, būna įvairių situacijų gyvenime, tai aš nenoriu visiškai nupiešti, kad mūsų santykis yra kažkoks idealus, nes aš pati dar dėl rytojus netobulumus pakalbėsiu. Tai va, nes aš pati, žinai, tais dalykais netikiu ir man atrodo yra daug vertingiau su žmonėm dalintis tais tikrais dalykais, nes tai labai dažnai, kai tu atsiveri, net ne dažnai, tai visada įvyksta, kai tu atsiveri, tu atveri kito žmogaus širdį. Tu padedi kitam žmogui supras, kad ir jis yra, kad su juo viskas gerai, kad niekas negyvena tobulo gyvenimo. Ir mano požiūrį, man atrodo, kad net tie netobuli gyvenimai, jie ir yra tikri tobuli gyvenimo. Nes tobulas gyvenimas jis yra visoks, jis yra spalvotas, jis yra su nuopoliais, su nukritimais, su sėkmėm, su džiaugsmais. Kažkam gimsta vaikas, kažkas laidoja kažkokį mylimą brangų žmogų. Gyvenimas yra, man atrodo, tiesiog labai labai spalvotas ir jis pilnas visko. Chaosas. Galima ir taip pavadinti. Bet tokia esmė. Mes negyvenam rojuje, mes gyvenam Žemėje, Žemės planeta. Mano suvokimu ir mano giliu pajautimu yra didelė mokykla. Vat kaip universitetas. Mes ateinam čia įvairių disciplinų išmokti. Tik tos disciplinos tai gali būti savivertė, tai gali būti išmokti generuoti, gausą pritraukti, jaustis vertam, išmokti sukurti savirealizaciją, arba užlipti ant to tikrojo savirealizacijos kelio, kur tu jautiesi naudingas visuomeniai, kur tu darai kažkokį naudingą darbą žmonėms, kur tau nuo to labai patinka, tave veža, kur tu tame esi geras, nori tobulėti, augti ir panašiai, arba tuos pačius santykius harmoningus sukurti. Tai va, tai mūsų istorija prasidėjo labai labai įdomiai. Noriu, kad papasakoju. Tai va, tai viskas prasidėjo iš tikrųjų panašių metų, kada mes susirašinėjom. Mama išvykstant į Australiją, čia buvo prieš 2 metus. Tai va, kokia priežastis buvo, kodėl įsivylėjo, aš ir tada suprantu, ne, tai suda, tai būna. Aš labai gerai suprantu. Esmė buvo tame, kad prieš sutinkant Luką, aš 7 ar 8 metus nebuvau santykius. Ir man iš tikrųjų, man buvo jau smageras, ar čia labai viskas veikia. Ir aš buvau super jauna, ta prasme, aš ir dabar jaučiuosi jauna, bet, žinai, atrodo tie patys gražiausi jaunystės metų, nuo 23 iki kokių 30 metų, kada tu nori varyti visur, žinai, kada tu jautiesi ir graži, aš ir dabar jaučiuosi graži, bet turiu omeny, kad tai yra visiškai jaunystės laikas, kur tu nori santykio, tu nori ryšio, tu nori deitinti, tu nori pažinti žmogų, tu nori save parodyti, dar kažką. Ir man tai buvo užblokuota tuos visus metus, kad, žinai, po 2 metų, tai tau atrodo, aš čia pradėjau dar tik gilintis, tai viskas okei, ten psichologija visokia, žinai, man atsiverėjau pas psichoterapeutą ir panašiai, pradėjau matyti savo paternus dalykus ir galvoju, ir gerai, kad nėra tų santykių, man reikia išgyti. Bet kai praeina 5, 7, 8 metai, pradedi kvestionuoti, gal kažkas įsimenu, tai man buvo panašiai, nes mes su draugė kalbėjom, kad išsiskyrėm ir ten praėjo, žinai, 2, 3 metai.
Ir kažkaip atrodo, viskas yra normalu pabūti šiek tiek su savimi, bet jau ties 3-4 metais jau pradedi galvoti, kad kažkas galbūt čia neveikia ir pradedi bijoti, kad čia galbūt visą gyvenimą tai bus. Tai tada ateina tas toks momentas, kur Ir pradedi galvoti, tai gal čia kažkas manyje taip blogai, kad aš net nematau, kad net aš psichoterapijai nesugebėjau kito nueiti. Gal aš jau užkeikta. Gal čia aš jau santykius visus išgyvenau šitam gyvenime. Nes aš prieš tai labai daug santykių turėjau gyvenime. Nu, tapšana, jaunystėje, žinai. Ir aš galvoju, tai viskas man čia gal užsirišę. Nu, ir tikrai buvo ir baimės jos. O realiai galvoju, kad esi užkeikta? Nu, gal taip labai labai rimtai to nepriėmiau, nors galvoju. O ar galvoji, kas galėjo užkeikt? Eksas koks nors. Nu, piecas jau buvo. O kas daugiau galėtų? O neėjai ten į bažnyčią kažkaip, kad būna, sako, užperka mišes, kad nuimtų prakeiksmus. Nu. Nes pas mane, pavyzdžiui, visam genealoginė medija, visos moteris yra našlės arba jų vyrai alkoholikai. Ir mano mama realiai ėjo pas manėją tą kažkokią tais ir jai pasakė, kad yra užkeikta moterų giminė, kad reikia nueiti į bažnyčią, kad šitą prakeiksmą jom. Tai aš turėjau būti ta naujausia karta, bet aš susiradau merginą, tai aš nežinau. Ar labai tavo sunėgė? Gal čia dvigubas prakeiksmas, žinai? Tai va, tai labai įdomu. Tai jau, Aš žinau, iš tikrųjų aš ten dariau be proto daug praktikų, aš visokių turėjau daug dvasinių mokytojų ir į Indiją važinėdavau, ir iš Indijos dvasinis mokytojas čia atvažiuodavo. Aš atsakymų ieškojau tikrai visur. Nes kai yra tokia situacija, aš jau tuo metu supratau, kad niekas nevyksta veltui. Ir supratau jau tuo metu, kad visos priežastys turbūt yra manyje. Kad ne apie išorę čia viskas. aišku, žmonė buvo tau tas tipo divine timing, dieviškas laikas, kad tai vyks, žinai. Buvo, bet aš gal taip norėjau to santykio, aš tikrai jo labai labai savo širdį troškau. Tuo metu gal taip ir net nelabai supratau iki galo, bet dabar aš suprantu, kad aš jo tikrai labai norėjau. Tik žinai, kas buvo labai labai įdomus dalykas, kad aš kai giliai medituodavau, pavyzdžiui, ir klausdavau, aš įeidavau į meditaciją, aš tuo metu daug medituodavau. Ir aš buvau save taip išvakus, kad aš nueinu į meditaciją, aš užduodu klausimą ir išlaukiu, ir man pasirodo atsakymas. Man jis ateina jausmu, man jis ateina žodžiais. Su manim dažnai žodžiais kalbėdavo. Mano mintyse ateidavo žodžiai. Ir man ne kartą buvo atėję žodžiai, kad pasitikėk, jisai ateis, mes tau jį atsiųsim pačiu tinkamiausiu metu, tada tu suprasi, kodėl iki tol niekas neveikia. Bet žinai, vis tiek protas įsijungia ir vėliau galvoju, čia gal aš pati susigalvojau, nors aš žinau, kad tai nebuvo susigalvota, nes, kai tu nesusigalvoji, kai tau tikrai kažkoks ateina, žinai, patvirtinimas, arba, pavyzdžiui, gilioji meditacija, tokie dalykai pasirodo, tai nėra, kad tu susigalvoji, nes tai nėra, kad aš sėdžiu ir viskas bus gerai, tai yra tas, kas tau nusileidžia iš kažkur, iš aukščiau ateina. Tai man labai kėpdavo pasitikėjimo, bet turbūt aš ir prašydavau, klausdavau, žinai, panašiai. Ir tų atsakymų ieškodavau ir man tada sakydavo, kad palauk. Ir žinai, aš turiu daug draugų, kurios, pavyzdžiui, yra vedlės, veda įvairias terapijas, žinai, ten ir panašiai. Ir aš, ieškodavau tų atsakymų, aš per jas klausdavau ir esu sakydavau, viskas sako tau gerai, jis ateis, tik tai turi būti tinkamas laikas. Ir man žinai toks piktis kalbavo, kiek dar, iki 40 aš lauksiu, atsiprašau, aš noriu greičiau. Tai va, bet aš dabar suprantu, kad aš buvau taip įsikabinus tos minties, žinai, kaip sako, manifestacija negali veikti, nes tu labai labai nori. And you hold it so tightly, kad tai negali ateiti. Reikia neįsitemti, reikia kaip tik atsipalaiduoti, pasitikėti, tikėti. Aš tai visiškai tikiu, aš visioms draugiams vienintelį receptą išrašau, bet aš irgi iš to dalyką išgirdau iš kažkokių ten super, bent ant tų coacherių, žinai, ir vedlių, kad reikia paleisti tą giluminį vidinį troškimą su kažkuo tais būti ir pasidaryti, tapti taikoje su ta mintim, o kas jeigu aš nugyvensiu visą likusį gyvenimą viena pati su savimi. Tai bent jau mano atveju, mano senelė taip ir buvo, aš kažkaip Bali būdama, bet taip šiuo, tik už dušos pagalvojau, o kas jeigu aš visą likusį gyvenimą su savimi nugyvensiu ir tiesiog jeigu keliausiu, žinai, darysiu tos ekstatikus, ten savo tos visokius projektus. Grįžau iš Balio 2 savaitės, bum, žinai, visiškai, tai aš tokį filmą, kad tai paleisti. Na, gal tai ir tikiu, ir tuo esu įsitikinus, nes būtent man prieš Australiją taip ir buvo.
Aš išvažiuodama į Australiją, prieš Australiją aš baigiau savo antrus jogos mokytojų kursus. Ir ten man labai daug atėjo ženklų apie Australiją, aš mokiausi pas Milaną Ješinskytę, jinai kaip tik tuo metu su savo buvusiu partneriu buvo ką tik grįžus iš kelionės po Australiją, visur ten buvo žurnalai apie tai, ten buvo australiška skrybėlė padėta ir man toks, aš neišvažiuoju Australiją, būdama 20 kelių metų, tik dėl to, nes aš savo tą prieš tai buvusį partnerį susitikau ir, kaip ir likau dėl meilės, nes jis tikrai būtų neišvykęs ir va, čia man buvo labai labai faina ir aš galvoju, atidėsiu šitą savo kelionę vėlesniems reikalams kažkada vėliau. Ir tuo metu prieš 2 metus aš galvojau, kodėl nevaryti dabar? Ta prasme, aš neturiu ką palikti, aš neturiu čia šeimos kažkokios, turiu tėvus, žinai, bet jie gyvena savo gyvenimą, turiu sesę sukūrė savo šeimą, gyvena savo gyvenimą, visi gyvena savus gyvenimus, savose sultyse verda. Aš tuo metu dirbau tik kelionės į save, man puikiai sekėsi šiaip mano veikla, man puikiai sekėsi gausą manifestuoti, ją kurti ir generuoti. Man trūko meilės mano viduj, ne meilė savo, bet labiau šio santykio partnerio jo. Bet jis neateidavo. Ir man irgi buvo tas, kad aš nesitėsiu ant kelmelio ir nelauksiu, aš gyvenu savo toliau gyvenimą, realizuoju save, pildau savo svajones, darau tai, ką noriu. Žinai, nori pritraukti partnerį, turi mylėti save, turi būti patenkintas savo gyvenimu, turi spinduliuoti tai, kad tau pačiai faina ir vienu laimingaisi. Tai va, ir kaip tik tos jogos mokytojų kursus aš sutikau tokią labai labai fainą Ignę merginą, su kuriuo mes esam geros draugės, ne vis dar ir Australijai. Ir po vienos kvėpavimo sesijos kažkaip ten buvo labai jautri akimirkai, labai pravyko ir aš labai pajutau jos jautrumą. Aš labai jaučiu gal jautrius, super jautrius žmonės, nes pati jo. Ir aš ją labai norėjau apkabinti ir aš ją apsikabinau, mes ten taip kažkaip pakalbėjom, dar vėliau liktis išėjom kartu ir išsikalbėdami, jis sako, žinai, išvažiuoju į Australiją. Sakau, wow, geras, sakau, crazy. Sako, tu nori kartu? Ir, žinai, čia tas klausimas, atrodo, daug reikalauja ir investicijų, ir piniginių, ir laiko prasme, ir visų. Ir tu antrainis, svarbu Australija. Bet žinau, tuo metu taip ir buvo. Čia kaip palėkėm iki Trakų, žinau. Kibinų. Bet man tuo metu taip ir buvo, kodėl ne? Varom. Galvoju, tai yra neišpildyta mano sena svajonė, kodėl, jeigu ne dabar. Visko turiu, davai, varom. Aišku, iš karto atėjo tos mintys, kaip mano šeimai tai reaguos, nes aš šiaip po pasaulį esu labai daug keliavus. Nežinau, kiek žinai astrologiją, bet mano astrologijos 9 būste, kuris yra atsakingas už užsienį mokymąsi, tobulėjimą, dvasinius mokytojus, dvasingumą, yra praktiškai visos planetos. Ką tai rodo, tai reiškia, kad mano gyvenime labai daug veiksmo. Paklausiu, ko visi klausia, bet parė. Vakarų ar vedų astrologija? Vakarų. Bet panašumų yra su vedų astrologija irgi. Tai aš irgi vakarųju, ką man kažkaip daug labiau yra suduobiama, aiškesnė, visi šaltiniai, kuriuos aš skaitau, man jie labai rezonuoja, labai sutampa, nes aš dažniausiai domiuosi vis tiek pilnaties ir jaunaties reikalais. Aš keliu tam tom visom planetom, ką jos ir kur ir kaip veikia, aš to nedarau. O tai jeigu vienu sakiniu, kom skiriasi, nes aš nežinau, nei tos. Žinau, labai aiškiai tai negaliu aš tau pasakyti, nes aš nesu mokiusis vedų, bet pavyzdžiui, man darė skaitimą vedų. Vedų tai tas pats, kas tai indiška astrologija. Tai man tai ten labai panašu. Man kaip apie mano asmenybę pasako, tai ten viskas labai labai panašu. Kuo jos skiriasi, nežinau. Kaip aš dabar kaip tik domėjausi, klausiu čia GPT neseniai, tai vedų yra pagal tai, kaip iš tikrųjų yra išsidėsčiusios planetos ir kaip viskas yra real, o vakarų yra labiau toksai psichoemocinis aiškinimas su tam tikrais tokiais, tiesiog tokio įžvalgom. Ir ten šiek tiek yra nuokrypis, ko, pavyzdžiui, šiaip mes visi vakarietiško naudojamės dažniausiai, taip pat, kai gimsti, sako, mergelė, visi kita, pagal vakarietišką horoskopą dažniausiai viskas veikia. Bet po to, jeigu nueini pas vedas, tai tau sako, tu iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš iš tikrųjų esu mergelė, o ne svarstyklės pagal vedas. Nes iš tikrųjų, spalio 20 dieną ten būna mergelė, žinai, visi reikalai. Išvada, kad reikia man nueiti į vedų, sužinočiau. Tai ten, kur tu buvai ir kur aš buvau, tai ten yra pagal vedų. Kur aš buvau? Pas tą prabangį, kur 300 eurų kainuoja 2 valandas. Oh my god. Gerai, skipinam, toliau. Tai va, tai man truputėlį jaudulio ir nerimo, nes aš žinau, kad mano tėvai tam labai nepritars, bet Australijai. Taip. Nes aš aš labai daug esu pasaulio išmaišus ir gyvenau ir ten, ir šiandien, ir ten, ir Londone, ir Amerikoje, ir Prancūzijoje, visur kur. Man to reikėjo.
pagal savo astrologiją, kaip aš analizuosiu, tai man visiškai to reikėjo, aš turėjau išmaišyti pasaulį ir aš greičiausiai dar daug kur pabuvosiu savo gyvenime įvairiose šalyse. Nu ir šiaip, žinai, tavo 30 metų, nors man nuo 14 metų buvo taip, kad aš žinau, kad mano tėvai kažkam nepritars, bet aš žinau, kad aš padarysiu tą, ką man reikia padaryti. Tai aš taip, būtent taip, vadovaudamasi savo širdies balsu, 14 metų išvykau, pavyzdžiui, pirmą kartą dirbti į Prancūziją vaikų auklę. Mano mama verkė kruvinom ašarom ir tais laikais, tai man buvo 14 metų, tai nebuvo taip, kad skraido visi kas 2 savaitės, kur nori kas mėnesį, kas 3 mėnesius atostogų, žinai, kur tuo metu būdavo taip, kad buvo žmonių, kurie į Prancūziją važiuodavo mašinom arba ten autobusiukais. Tai mane vieną išleisti paauglę mamai dirbti kažkur į Prancūziją, pas neaišku ką, aišku, nelegaliai dirbti, prižiūrėti vaikus, kai mano mamai aš pati esu dar tik tais vaikas neužaugęs, tai žinai, buvo daug streso, bet aš labai turiu gal stiprią valią ir man yra tas, kad ką aš noriu, aš tikrai padarysiu ir tikrai gyvendysiu. Tai tai aš apie tą Australiją pasakiau, aišku, visi ten mane apkabė, mane sakyt, ko tau čia reikia ir panašiai, žinai, ko tu čia neturi, čia viską esi susikūrus, viskas fainiai. Bet kažkaip perlipčiau. Klausyrinis dalykas, kai žmogus pajaučia širdimi, kad kažko tu tikrai nori, visa aplinka pradeda, kam tu to nori? Kodėl tu to nori? Ko tu čia negana? Bet taip visai dalykais, aš kaip įdomu, ne, kad mes taip... Bet aš suprantu šiaip žmonės, nes pavyzdžiui, kai tu nejauti to širdimi, tai tau protų gali atrodyti nelogiška. Ir tai buvo nelogiškas sprendimas išvažiuoti mano į Australiją. Tai nebuvo neatsiperkantis kažkaip finansiškai, nei dar kažkaip. Bet man reikėjo į ten išvažiuoti. Tiesiog man vidus sakė, kad aš turiu išvažiuoti. Tai man buvo labai daug reikalų prieš išvažiuojant į Australiją, nes aš vasarą dar buvau užsikraušus į Klaipėdą pagyventi, buvau išsinuomavus fainą butelį, tai visą vasarą ten buvau. Tada aš turėjau 2 mėnesius, rugsėjį grįžau ir turėjau 2 mėnesius iki spalio 25 dienos visą gyvenimą savo pakeisti aukštybom. Aš turėjau savo namus, tai man reikėjo visus daiktus kažkur išnešdinti iš savo namų, nes reikėjo išnuomoti butą, reikėjo parduoti mašiną, kurią netaip seniai buvau nusipirkus ir kuri buvo labai mano mylima. Kaip mašiną? Turėjau Toyota Corolla, bet aš įsimanifestavau tokią, kas norėjau. Norėjau šampano spalvos, norėjau hibrido, norėjau ten su pačia geriausia komplektacija. Bet čia buvo mano tokia visiškai spontaniška manifestacija, kur aš net nesuper jie tikėjau, jeigu atvirai. Aš tiesiog savo fantazijose žaisdavau. Apvažinėjau, kaip man faina. Ir ko to aš nuvažiavau į saloną ir aš tą mašiną radau, kuri tam eksydino mano tuometinį biudžetą, kurį aš norėjau skirti mašinai pirkti, bet tiesiog susidėliojo aplinkybės, kad man atėjo visi taip. Aš taip pat ir vėliau manifestavau, taip pavizualizavau, visą kitą, bet kažkaip mano manifestacija veikia taip, kad mano svajonė mašina vairuoja Juliano. Tai savo nuosavos neturiu, tai dabar kažkaip vėl bandau naujo, kad jau būtų asmeninė mašina. Tai gal jį dar geriau manifestuoja nei tu. Jis susipažinom ir aš pažiūriu pro langą, jis savo kuri tavo mašiną, sako, aš taip grįžus iš Balio, kur aš ten, žinai, grįšiu iš Orisės pirksim. Aš pagalvojau, kad jinai materialistė. Žinai, neslėpė jokių emocijų, sako, šita mašina. Yra ta materija tikrai ir fainiau turėti materijos, nei neturėti. Bet aš, pavyzdžiui, nesiginu, aš noriu kokybiško gyvenimo, aš noriu geros mašinos, aš noriu namų, aš noriu. Ir aš kažkaip pradėjau savo leisti, vis viena kaučia irgi, mes labai dažnai savo neleidžiamės čia, ką pagalvos kiti, čia kaip atrodys, čia visą kitą. Bet aš tai noriu kokybiško gyvenimo. Ir aš man nebeikėda pripažinti, aš noriu. Ir labai fain. Bet aš dėl to dirbu per 3 darbus. Tai ir bijo. Bet taip. Viskas turi savo kainą, bet aišku, man tai yra labai faina. Man labai faina mėgautis gausa, bet ir supras tuo pat metu, žinai, kad, ne tame gyvenime esmė, bet ar tau gyvenimas nelengvesnis, paprastesnis ir patogesnis gaunasi, kai, gyvenasi, kai tu, pavyzdžiui, faina turi mašiną, kuri tavo ir graži, ir faina, ir tu atvarink, aišku. Vainau tokių pažiūrų. Dar yra smagiausia, kai tu manifestuoji ir tu testuoji, ar tai veikia, ir po to tai suveikia. Ir tu, tiesiog tas visas procesas yra to pastavimo, veiksmo ir kad tu tai padarai toksai momentas. Aš galvoju, kad smagu yra išlysti iš aukos pozicijos ir tiesiog norėti gyventi gerai. Taip, kaip man patinka. Nes tas aukos vaidmuo, kad čia galbūt nereikia arba ten dar kas nors, ego ir visa kita. Tai, tiesiog reikia žengti žingsnį ir daryti taip, kaip tau gerai. Taip.
Nors Lietuvoje tas yra labai Dabar gi aš nematerialistė, nes va visi kas aš materialistė. Tu nematerialistė. Kalbėsim po podcast. Bet Lietuva, pavyzdžiui, aš pastebiu, kad užsienį nėra toks gajus, pavyzdžiui, tas aukos mentalitetas. Aš nežinau, ar tai istorija lemia, bet atrodo šitoj va žemėj mūsų lietuviško, nuo protėvių mūsų atrodo eina labai daug tokios kančios, kalties, pasiaukau jaizo, pasiaukau kaltinės, tas sunkių labai jausmų, kuriuos, nu, su ateinančiom kartom tai keisis ir su mūsų karta, tai gyvas, tai jie važiuoja į priekį. Nėra to kolegumo, kad būtų visiškai absoliuti sociali norma, kad auganti karta nori kokybiško gyvenimo, nori gerų mašinų, gerų darbų, gal atlyginimo, ir kad tai yra norma, nėra, bet tipo, aš jau čia 1500 eurų per mėnesį paprašyti, nu jau nežinau, čia man darbdavys tipo duos ar neduos, kur čia yra norma, mes gyvenam Vilniuje. Net vos trauka, po to už tą atlyginimą turėsi, nežinau, ten viską padaryti ir dirbti 18 valandų darbas. Nu, ne, bet čia irgi yra apie savivertę iš tikrųjų, netgi, kad ar tu turi už tą atlyginimą, tarkim, tu gauni gerą atlyginimą, ne ofisiniam darbę, ne 1,5 į rankas, o nežinau, virš 2, apie 3, nu, gaunu, bet, nu, tarkim. Darykime išvadą, Rugilė, gal keiskit ofisą, Rugilė. Nes Rugilės... Taip pat, kad stop, galėsi. Aš turiu daug šiaip klausimų Rugilės ofisui ir direktoriui, bet ateis laikas, už jam paskambinsiu. Tai va, tai jo, tas yra gajos programos, bet žinai, kiekviena šalis iš tikrųjų turi savas programas. Mes jas turbūt savyje keičiam, eidami vat šitu keliu. Bet turbūt reikia grįžti prie santykių, nes aš labai gražiai nusiūkiu. Mes su to Luko labai įdomu, visiems įdomu, mes kiloto pasiėmėm į laukiam to. Lietuvoje stabdyti aš įplaukiu, nes aš labai mėgstu nuplaukti, žinok, man kas. Esu labai įdomu nuplaukti. Tai va, tai buvo taip, kad mano mintyse buvo susidėliau tada taip, bet čia labai iš proto kūriau, čia ne iš širdies. Iš proto buvo taip, kad galvoju, gerai, tada aš varau Australiją, aš gavau vizą 2 metams, buvau Masters of Com, kaip tik atsimenu festivalį, atsikeliu, pasižiūriu mailą, kad iš Australijos ambasados gavote vizą ten to studento ir panašiai. Labai happy, galvoju, po 2 mėnesių viskas, išvarau į Australiją, viską pradėjau tvarkytis, tam buvo daug stresiuko ir panašiai, bet žinai, kaip visada, bedarant viskas susitvarko, ateina pagalba ir kažkaip. Tai va, ir iš proto susigalvojau, kad taigi aš išsimanifestuosiu surferį Australą, liks Australijoje gyvens ir būsiu famous and rich. Kaip mano astrologė pasakė, kad nu tavo būsimo meilė bus vyresnė po gerokai ir sako, bus iš užsienio. Na, atsiprašau, gerokai. Darse. 9 metai tai yra, tada tiksi. Ir tu be pradėjo, ir tas sako, ir aš taip pradėjau galvoti, nu gal kokia Italija, žinai, Ispanija, egzotinė šalį, žinai. Ir tu pasėdo Lenkija irgi yra užsienio. Man kas atgal. Bet aš pažiūrėjau, tas žmogus, aš nužiūrėjau Lenkiją, aš tik būnu apstulbus ir jeigu būtų referendumas, aš manau balsuočiau už AT, aš tik kad mes būtumėm tokia didžiulė. Man atrodo, čia paskutinis tavo podcastas. Nes jie užblokos tiesiog. Ne, mes tokie mažiukai, žinai, bet jeigu mes papultume Lenkijos ekonomiką ir visą tą lengvą maišatines, tai visai kitaip būtų ten lėšinė gynybos klausimai. Čia visi, iš esmės, tai viskas yra apie mane dabar. Tiesiog pagirimai. Nieko politiško ir... Kaip susipažinai su Luku? Tai va. Ar Lukas surferis, man įdomu. Pindi surfin, nelabai patiko. Ir dabar serija taip paplūdimio žodžių ir nesavygo. Vat manifestuot moku, bet kažkaip šį kartą propta. Ne, šiaip iš tikrųjų, kad ir kaip būtų keista, bet aš kaip pasakosiu visą istoriją, suprasit, aš išsimanifestavau tobulai. Tai kartais, kai tu išsimanifestuoji, tu nesupranti, kad tai yra tobula manifestacija tau. Nes tavo protas sukuria tas visas detalės, ar žinau tuos atributus, kaip turi atrodyti dar kažką, nesvau, kad man jis negražus, man labai gražus, bet aš kalbu labiau apie tas detalės, kur
aš įsivaizdavau iš proto truputį kitaip, bet, pavyzdžiui, man atrodė tobulai surferis Australas, nes aš tada galėsiu Australijoje likti. Dabar galvoju, oh my god, aš nenorėčiau gyventi Australijoje, aš nenorėčiau australiško paso. Man labai patinka, kad aš Lietuvoje galiu gyventi. Man labai patinka, kad mano partneris lietuvis. Aš nenorėčiau Australo, aš nenorėčiau kitą taučio. Ir aš nieko prieš neturiu prieš poras, kurios, žinai, iš skirtingų kultūrų. Bet aš manau, kad tai yra apsunkinanti aplinkybė. Man buvo apsunkinanti aplinkybė. Nes, pavyzdžiui, humorą, man labai patinka mūsų humoras, mes tikrai daug juokavom namuose. Ir daug humoro yra iš 24 valandų, žinai, arba iš farų. Nu, aš su užsieniečiu nepapasakočiau tų bairių, jis nesuprastų, tiesiog nesuprastų. Tai va, tai aš visiškai paleidau tą mintį, kad Lietuva kažką surasiu, mano mintys visos buvo nukreiptos į Australijos energiją, į pasiruošimą išvykti ten, susidėti savo didelį lagaminą ir 2 metam išskristi. Ir aš likus 2 savaitėms iki išskridimo į Australiją turėjau bilietus į Oslą. Ir kai man ten tiek daug chaoso, streso buvo su tais visais daiktais, dar mašinos buvau nepardavus, atrodo tiek nedaug laiko liko, dabar išvažiuoti į tą Oslą iš vis nelogiška, neracionalu ir nesąmonė, galvoju, ai nevarysiu. Bet po to kažkaip, kai aš buvau tiek užsistresinus, galvoju, gal kaip tik aš tiesiog atsipalaiduosiu, žinai, 3 dienas, nes aš gyvenau savo, mano butas atrodė kaip visiškas bardakas, chaosas, aš ten kažką pardaviau, kažką atidavau, kažką vežiau išmesti į labdarą, žinai, nu belie kiek daug daiktų, negalėjau savo tėvų namų, žinai, užvežti visais savo daiktais, tai galvojau, ką darysiu su visais tais dalykais. Tai galvoju, ai varau į Oslą, po to bus kaip bus. Tai išvariau į Oslą 3 dienom. Ten aš susipažinau su Luku. Su Luku aš susitikau jau Vilniaus oro uoste. Bet man super atrodė keistas žmogus. Man mūsų bendra pažįstama man jį pristatė, pasakė tik tais, kad jis kariuomenės žmogus. Jis buvo karininkas, aš nežinau tuo metu, kad ten. Man ten karininkai ir kareiviai visi vienodai, žinai, buvo, aš nieko nežinau apie tą pasaulį. Tai mes su juo susipažinom, man jis pasirodė kažkoks super rimtas, bet tuo pat metu ir bairiukus kažkokius skaldo, kurie šiaip visai juokingi man, bet toks, ai. Aš nebuvau tuo metu apie vyrus, apie kažkokius santykius, žinai, tuo metu sakau, man visas panašus į surferį. Buvo nepanašus į surferį ir man aš net nedavau nei vieno šanso, kad aš galėčiau kažką sutikti tokioje kelionėje. O manau, net jeigu aš sutikčiau, man nereikia nieko sutikti. Nu, ta prasme, aš neleidžiu kavą. Tai jis kartu skridot į Oslą, į to pačiu lėktuvo. Taip, ir ten buvo, Tai jisai buvo tavo draugas. bet mes varėm su draugė, jinai turėjo tą draugą, tu žinai, draugų Hebra. Taip, ir mes varėm į tą patį renginį. Tai buvo aišku, kad mes su visais lietuviais, kurie skrido tuo lėktuksiu į Vizmo, Zinzino, tam toksai bekinis įventas. Tai va. Tai sakau, mes su juo lėktuvę nebendravom, mes po to dar važiavom ten nuo oro uosto iki to viešbučio, iki tos visos vietos, kur visas renginys vyks. O taip, mes irgi su juo nebendravom, aš ten su draugėm sėdėjau. Ir taip gavosi, kad mes dviese su Luku tik tais buvom tie, kurie į renginį ten nesam VIP ir nesam įleidžiami į visas ten kažkokius seminarus ir panašiai. Ir tas renginys vyksta, nu įsivaizduoju, kaip už Vilniaus 30 km kažkokiuose laukuose yra arena ir šalia arenos viešbutis. Reiškia, tu niekur nenueisi, tu niekur Nentekas, tikras. Tu tiesiog būsi viešbutyje, būčio kambarys, dvigulio lova, visiems tos pačios lovos. Nu, ne visai tai, bet panašiai. Taip, nebuvo kur nueit, kadangi mes buvom neįleidžiami, gal 3 valandom dar į renginį. Mes su likom dviese, nu, negyvenom tam pačiam kambarį, bet maždaug įsikų draugė tai buvo. Draugė galėjo įti į renginį. Tai nuvarė į renginį. Ir jis ten maždaug man parašė, ten sustinkam, kažką paveikėm, ką čia veikti. O tas to aš siklausinėjai draugais, ar nebandė iš tikrųjų jūs suvesti? Ne, nebuvo tokios niuansės. O jis tiesiog, tai draugai tai buvo toks kaip draugelis, pusiau kaip brolis, žinai, o man tai nieko, tiesiog Lukas kažko. Tai ir aš dar tuo metu turėjau baimę vyrams, iš tikrųjų, dabar suprantu, kad gana didelė, aš nesijausdavau saugiai prie vyrų. Dėl to, pavyzdžiui, kodėl aš dirbdavau tik su moterimis, nes aš negaliu negaliu iš tikrųjų iki šiol taip atsipalaiduoti prie vyro, kaip prie moters. Man, pavyzdžiui, renginius vesti ir kažkokią traumą, sesijas. Tai čia daug turbūt, žinai, yra dalykų. Tiek mano praėjusiai santykiai, kurie baigėsi prieš 10 metų, ten buvo, žinai, irgi tokio gal ir nesaugumo, ir nefainumo tame santykyje. Ir turbūt dar daug gilių dalykų. Kur, pavyzdžiui, ar aš nesijaučiu kažkaip blogai prie vyrų, viskas okei, bet ar aš galiu pasakyti, kad aš lygiai taip pat galiu atsiverti, jaustis atsipalaidavus prie vyro kaip prie moters? Ne. Man nėra Tu suguvusios santykiuose jau galiu tavęs klausti. Tiesiog buvo kažkokios tai strumančios patirtis, kažkokios psichologinės,
Jo, bet aš jas prisitraukiau dar iš savo ankstesnių kažkokių jausmų. Man toks jausmas, kad čia tokie kaip karminiai dalykai, kurie man kartojosi, nes aš kažko savo viduje nesu atradus ir iki galo išsprendus. Gal ir vaikystėje su tėčiu, nors aš jaučiausi tėčio labai mylima, bet mano tėtis buvo emociškai gal nelabai prieinamas vaikystėje mano, žinai. Tai čia turbūt daug susideda dalykų. Aš daug esu savyje atradus, bet turbūt yra ir kas dar neatrasta, žinai. Tai kažkaip dabar man tai nekišo kojos, tai it's okay. Okay, nori su tuo Luku ir Susitikom, kadangi ten nebuvo kur eiti, tai sako, ką veikiam, sakau, tai ką žinau, ką čia veiksim, tai gal palaukim tas 3 valandas ir varysim į renginį. Ne, tai einam pasivaikščiot, lyjo lietus. Jisai sako, einam pasivaikščiot. Aš sakau, tai gal neinam? Tai ne, tai einam, tai va, gerai galvo, kapišoną turiu, užsidėjau kapišoną, einam. Ten kažkokie laukai, ten nėra net kur vaikščiot, nėra kažkokių normalių takelių. Ten viską šlapia. Aš dabar tai jau tokia truputėlį labiau atsipalaidavus tame. Tuo metu tai man ten jau iškart viskas išsproginėjo smegenyse, galvo, kuris čia mane veda, čia yra šlapia, čia yra nejauku, čia yra nefaina, aš iš viso nenoriu būti. Bet kadangi esu people pleaserė, tai aš tiesiog tylėjau, kiek jau. Visą laiką, kiek visko daug vyksta galvoje, tu, ar viskas gerai? Jo, visais gainis, tai what the fuck, ką aš čia veikiu, kodėl aš jūsų, Mane trigerino šiaip vis labai. Ir man jau tuo metu atrodė, galvok, ta prasme, jam viskas gerai, kodėl jis čia mane vedas, tegu pats vienas, jeigu nori, eina. Nu, bet žinai, jisai iš kariuomenės žmogus. Jam ten 3 paras praleist miške arba savaitę miške su tais pačiais rūbais ir su sausu darnu jam yra okei. Čia jis būdavo, tai miške nieko nebus, ne? Jo. Ta kaip jis. Ne, nu, kaip ir būtų buvo faina idėja pasivaikščiot, bet, nu, sakau, buvo šlapė, lyjo, mes ir šiek tiek pavaikščiojom iki tokio miškelio ir po to aš sušlapau batus ir sakau, ne, žinok, jau viskas. Jau ten jau man išmušė visą saugiklikį, aš sušlapau koją, sakau, aš jau grįžtu. Tai mes grįžom, bet man, žinai, iš karto užsidėjo tas ant jo etiketė, kad ne, šitas tai nenormalus kažkoks. Tai va, nu tada vakarai išvarėm į tą renginį, kažkaip buvo visai smagu, mes dviesi vėl buvom, nes mes ten sėdėjom kitoj vietoj. Man buvo visai fainai, nu, žinai, renginį dalyvauju. Aš galiu pamatyti atspėt. Ir vis tu uždėti apie kaip ir etiketę, kad nu, nieko čia gero. Ir mano spėjimas yra, bet tada jūs kažkaip pradėjot kalbėtis, pradėjot giliai kalbėtis ir po to supratot, kad, nu, visiškai esat, kaip sakoma, tas mečia, ne? Atitikmuo. Nes tu taip nelabai greitai. Kitą dieną galbūt buvo taip, kad jis mane pasikeitė kažkaip papietaut, nes mūsų vėl draugės pasiplovė, kažkur kitur nuvarė. Nu, žinai, atrodo, visos aplinkybės dėliodavosi taip, kad mus paliktų dviese vien, nors aš nenorėjau. Man buvo ne tai, kad su juo nefaina, man nezabau, nes jūs rau dievo, ne, tas, ne, kur tu nenori, bet vis tiek taip sudarai gyvenimas, kad tu turi būti su juo, ne, tai kaip ir nefainai, bet sėdi. Ja. Tai va, tai jis mane pasikvietė papietaut, sako, varom picos. Nu, ir mes nuvarėm papietauti. Ir kažkaip tuo metu kažkas atsitiko, ten kažkokia indo pizzerija, indas kepė tas picas, šiaip buvo be galo skani pica, indas tik į savo mūro strėlę, žinai, tai prieskonių pavarstė, kariu. Ir žodžiu, mes kažkaip bevalgom tą pizzą labai nuėjom į gį pokalbį, o aš labai nesitikėjau, bet taip ir buvo, nors lygio pokalbis, tai, aš sakau, nes ką primena. Aš dar primena, man buvo visiškai, bet man buvo, aš 2 valandas žiūrėjau savo draugą ir galvojau, ar tu manęs nepažįsti. Ir nu, man buvo visiškas ne, tai absoliučiai tiesiog buvo labai labai blogai. Bet tada pradėjom deepint, pradėjom kalbėtis. Ir tą 14 valandą nustojom šnekėtis. Ten toks, nu, žinai, kai tu susitinki su žmogum jau nebepaviršiais, bet jeigu gyviai, tai ir dar jeigu tai pasidaro įdomu, kaip man pasidarė įdomu ir jam įdomu. Nes kažkaip jis kažkokio klausimą manęs paklausė ir aš užuot, kad atsakius kažką paviršutiniškai ir kažkokią nesąmonę, aš atsakiau iš tikrųjų. Ir tai parodžiau labai savo pažeidžiamumą. Ir žinai tą momentą, kai tu pamatai, kad žmoguje kažkas pasikeičia. Ir aš labai pamačiau jo akyse, kad jam, tuo metu tai jau nebegalėjo manęs atitraukti akių ir jisai pradėjo manęs toliau klausinėti, pradėjo pats pasakot, kodėl jis į kariuomenę nuėjo, nes tai buvo apie jo santykį su tėčiu. Ir žinai, kai tu pradedi jau kalbėti, nu taip labai, labai pažeidžiamai, labai atveri savo širdį, tu kažkas nutinka ore, kažkokia magija suvaikšto. Tai kaip tuo metu buvo tas jausmas, kad tu kaip sėdi su to žmogum ir atrodo, tu esi kaip ir kitoj dimensijai, nes viskas, kas vyksta aplinkui,
išnušinga. Ir aš tiesiog va tokiam, tai tunelį. Ir to žmogaus akis, tavo akis ir tas pokalbis vyksta, o viskas aplinkui čia atrodo net kitų pasaulių, toks jau maniškas jausmas. Bet irgi, kad tai įvyktų, tu turi jausti, kad nėra jokio teisimo ar vertinimo iš kito žmogaus. Žinai, kai žmogus tiesiog atveria širdį. Ir čia gražiai, kai nėra jokio teisimo ar bet tai... Nu tai va, ir long story short, buvo taip, kad sekmadienį, šeštadienio vakaras buvo labai labai fainas, čia antra diena. Mes ten ir šokom, ir ten buvo tokia vakarienė, tipo fancy, šmency, viskas buvo labai smagu, Lukui tai viskas pasikeitė, kaip vėliau užsikalbėjom, kad aš atsistojau kažkaip per tą vakarienę, ten buvo tokie apvalūs stalai, prie kurių 8 daug žmonės sėdėdavo. Ir aš atsistojau, ir aš nesėdėjau prie pat Luko, bet aš kažkaip viena draugė tarp mūsų sėdėjo, ir aš priėjau prie jo, nes labai norėjau tiesiog prieiti. Nežinau, kas atsitiko, jis mane labai juokino, tą vakarą buvo smagu, mes ten žvengė, žinai. Ir aš priėjau prie jo, ir aš padėjau ranką ant jo kapų. Ir jis sako, man tą akimirką, sako, viskas, sako, pasikeitė, sako, aš supratau, kad tu mane pasirinkai. Aš irgi pados uždėjau, kodėl tu taip pagalvojau, aš visai nenorėjau tą pasakyti. Nu, jis sako, bet sako, ne šiaip savo padėjai. Nu, sakau, nu jo, turbūt. Perėjo matyti žaibą, žinai. Jo, kaip, ir kažkokia, sakau, magijos vaikščio. Plus ten buvo fotkinimuose sienelės, mes su juo labai daug fotkinomės. Dabar, kai aš irgi atgal pagalvoju, kodėl aš taip kaip su nepažįstamu žmogum, taip pozavau, lyg mes būtume pora, hihihaha, kaip fainiai. Nu, čia ne mano stilius, žinai, aš tokia esu mergeniška. Aš gal nesu tiek tokia koketiška, va čia su visais, galiu, taip, va, vypa levyda, man truputį kitaip yra. Ir kad aš taip elgiausi, man pačiai buvo vėliau keista, bet galvoju, kažkas jame yra, kas leido man taip atsipalaiduoti ir taip jaustis su juo saugiai ir gerai. Ir viskas įsiplėskė. Dabar tada įdomus toks klausimas yra, o kaip jūs pykstatės dabar? Papasakok, kaip vyksta jūsų pykčiai? Dažniausiai tai juos iš tikrųjų inicijuoju aš. Nu, aš pasidalysiu, kaip iš tikrųjų yra. Nėra taip, kad aš podidžiuočiausi, bet ir nėra taip, kad aš savi tam kalu prie kryžiaus dėl to. Ir nuo to aš tiesiog esu žmogus ir man būna ir visokių emocijų, ir man kartais ir nepatinka kažkokia netvarka namuose, nors mes jau esam daugiau mažiau irgi apsišrifavę su to tvarka. Man patinka, kad Lukas labai moka per lengvumą priimti. Pavyzdžiui, dažniausiai pykčiai greitai nugeso, todėl kad jis viską pradeda juokauti, pradeda vaidinti mane ir man tada pasidaro labai juokinga, nes aš save iš šalies pamatau. Šitas viskas užsirašau. Aš sakau, jai gerai, vasdysiu. Per humorą ir sakau, aš ten būnu jau įpykus dėl kažko ir jis pradeda mane vaidinti per tokį humorą, per tai, kad jis mane traukia per ventį ir aš pasižiūriu iš šalies ir galvoju, oh my god. Tai ir būna, šiaip įsiprėskė konfliktas, pakyla balsas, net temperatūra užkyla ir tiesiog padeda prikonant ir juokauti. Bet būna, aišku, visai būna, kad ir susipyksim. Dabar tai būna. Taip, kad nueitume miegoti susipykę, būna tikrai retai, būna labai nefaina, jiem būna labai sunku. Jeigu išeinam į darbus, o būdų susipykti. O kaip dažniausiai pykstatės? Kokios yra pagrindinės priežastys? Žinai, iš tikrųjų, tai tos priežastys yra tokios smulkmenos. Bet nėra, kad jos atsikartoja ir kad tos pačios vis. Nu, bet vis supranti, kad čia tiesiog prasiskiria kažkaip. Vis labai, nes nuskau, man Lukas, jis yra man tikrai tobulas. Pavyzdžiui, aš pasakau kažkokį dalyką, kas man nepatinka, jis to nebedaro. Bet čia gal yra, mes esame apie tai kalbėję, sako, aš esu išmokę, sako, kariuomeniai to. Sako, labai didelio lankstumo. Sako, jeigu tu man kažką pasakai, sako, tai nėra taip, kad aš kitą dieną tą darysiu. Sako, man įsminga ir aš suprantu, kad, nu gerai, jeigu tokia smulkmena tau trukdo ir aš galiu ją lengvai, easy pakeisti, pavyzdžiui, man nepatinka, kai yra daug stalviršių virtuvėje prikrautų dalykų. Man atrodo, trukdo tai kvėpuoti. Man kuo mažiau daiktų, aš noriu viską išliepti. Į spintelės, į stalčius ir panašiai, man tuo lengviau. O jis mėgsta visokius pakrovėjus ten palikti. Nu, tuos dalykus, kuriuos realiai tu naudoji, tipo, žinai, ir to patogus turėti po ranką. Bet man geriau, kad jie būtų stalčiai. Ir aš vis nešu į jo stalčių. Jis vis vėl palieka. Ir aš kažkada paskau žiūrėti, sakau. Tegul nebūna čia pakrovėjų nuo mane, tai, nu, tiesiog užknista. Ir jis nuo kitos dienos nebededa. Nes sako, man tai čia yra smulkmena. Sako, man nėra sunku į stalčių padėti. Sako, aš nežinau, kad tau čia nepatinka. Tai labai faina, va tas yra. Eisiu į kariuomenę. Nes aš esu toks žmogus, man reikia tos kūrybinės betvarkės. Aš jeigu, žinai, esu procese kažkokio tam kūrybiniam, tai pas mane ten kakaos padelis, pakrovėjai, kažkas. Tai man kaip tik patinka, man tada gimsta kūryba, žinai.
O Junjanui, pavyzdžiui, gimsta kūryba, kai viskas yra, žinai, yra sterilu ir minimalizmas. Nes Logiška, kad karininkas vengia konflikto. Šiaip jo. Ne, kariuomenėj jis išmoko tikrai labai daug fainų gerų dalykų ir aš dabar, mes irgi, kai kalbėjomės apie tai, bet kodėl jis neėjo į kariuomenę, ne, kodėl jis išėjo iš jos, kai jis kaip grįžo iš Australijos, galvojo, gal grįžta, ne, nu, žiaip atrodo racionalus ir logiškas ir protingas sprendimas. Ten yra visos garantijos, atlyginimas geras karininkų dabar trūksta, jį dėl to labai labai sunkiai išleido iš kariuomenės. Čia irgi yra atskira istorija, kaip jis atskrido į Australiją. Buvo nusipirkęs bilietą ir likus 3 dienom iki išskridimo, iki skrydžio, jis vis dar stovėjo rikiuotėje, atidavinėjo pagarbą, pakelinėjo vėliavą ir nuleidinėjo ir jiem visi vadai sakė, kad tu niekur neišplatėk, niekas tavęs neišleis iš kariuomenės. O žinai, kariuomenė tai nėra taip, kad darbe, kai tu parašai prašymą išeiti ir tu išeini. Jei tavęs neišleidžia, tu negali išeiti. Plius jisai baigęs karo akademiją, tai jis dar kažkiek metų turėjo būtinai atitarnauti, atidirbti, kitaip jis ten turėjo susimokėti, bet ir iki šiol jis moka krašto apsaugos ministerijai, kažkam tuos pinigus, žinai. Nes jam, jis tiesiog suprato, kad jis turi būtinai išeiti iš tos kariuomenės, nereikia pas mane atskris. O turi baimių santykiuose? Aš jaučiuosi labai saugiai, aš su nieko nesu jautusis taip saugiai santykėje kaip su juo. Bet žinai, gal čia yra irgi tie dvasiniai ir gilesni dalykai, čia jau dabar skambės kaip kosmosas, bet gal ir to kosmoso kartais reikia, nes, jeigu tu paklausi, aš negaliu neatsakyti, žinai, atvirai. O mes tikrai esam ne pirmą gyvenimą kartu, mes vienas kitą tiesiog atpažinom. Ir kai mes Australijoje vyko mums labai daug, Čia yra karminiai santykiai, dieviški santykiai ir twin flames. O nežinau. Gali vadinti karminiai santykiais. Jo. Žinai, į karminiai santykiai žmonės dažnai galvoja, kad karminiai tai yra blogai. Kad kažką tau dabar, tu turi tam žmogui iš tam gyvenimo blogo. Arba jiems buvo sielos partneriai, karminiai partneriai ir twin flames, sielos draugai. Tai čia greičiausiai ir karminis man santykis, nes mes ne pirmą gyvenimą kartu, jis yra mano sielos draugas, nėra jis mano twin flame, tikrai, nes su twin flame truputį kitoks yra jausmas. Tai va. Tai kai mums atsiverė Australijoje, žinai, visi tie procesai, tai praeitus gyvenimus, kas tai yra, jeigu ar ne, tai papasako, tai tiesiog mums, pavyzdžiui, buvo taip, kad pradėjo eiti prisiminimų. Ir atrodo, prisiminimai tai yra tai, ką tu patyrė, ne? Ir mes nesam patyrę daug kartų šitam gyvenime, mes ką tik susitikom, susipažinom ir panašiai, kai jis atvyko į Australiją, būdavo, pavyzdžiui, taip, kad ne kartą jis yra labai labai iš didelio skausmo verkęs, apsikabinęs mane ir sako, aš nenoriu tavęs prarast. Dažnai, kai žmogus taip iš didelio skausmo, ar aš jaučiu tą jo skausmą, tai yra begalinis skausmas, tai yra, atrodo, kad tu laidoji savo, nežinau, vaiką arba brangiausią žmogų, tai yra labai daug tame skausmo. Ir aš supratau, kad jis nevaidina to, tu negali to suvaidinti, tai yra tikra. Bet aš ir suprantu, kad iš kur jam gali dabar kils mintis, kad jisai dabar mane gali prarasti iš tokių skausmų verkia. Ir taip labai ten pradėjo atsivernėti praeitį gyvenimą ir aš pradėjau, pavyzdžiui, matyti. Man tai būna kartais, kad tiesiog kai einu į tą srautą, kai yra turbūt laikas tam atsiverti, tai atsiveria. Aš, pavyzdžiui, pamačiau, kad buvo kažkokia traukinio žiauri avarija ir ten žuvau aš ir jis mane prarado ir jis liko su 3 ar 2 vaikais, kažkaip vienas. Mes jau buvom mylimieji anksčiau. Ir nes jis tuo metu, kai jam atsiverė tas didelis skausmas, manęs praradimo baimė, jis taip ir sakė, tuo metu tai eina iš jo burnos, žinai, bet neracionaliai, o tiesiog eina. Ir jis sakė, aš nenoriu vėl tavęs prarasti, aš tave esu praradęs ir panašiai. Ir žinai, tie dalykai, jie, jie nėra racionalūs, bet tiesiog kartais tai atsiveria ir išsikelia. Plus jis yra intuityvus ir labai jautrus. Aš irgi. Nesat darėsi kažkokios tais hipnozės, kad nueiti prie tus gyvenimus ten pavaikščioti pasėlį ir specialiai sąmoningai, tai ne, bet sakau, savaime net savo tai. Tai va. Tai padarom tokį testuką greitą. Aš tau sakysiu 2 dalykus, tau reikės pasirinkti, kuris tau labiau. Tiesiog nemastant, negalvojant, neracionalizuojant, bet taip pat greit. Sadhguru ar Osho? Osho. Kodėl? Gal savo, kad aš su jo knygom labai daug laiko esu praleidęs, manęs labai. Man visiškai Osho yra mano dievukas ir pavyko Balyje sutikti jo mokinį, vieną iš tų, kuris ten jo to ašramas yra buvęs ir viską, žinai. Šiaip
iš tikrųjų crazy ten ta visas jo ten tas Amerikoj, kur buvo visas momentas, bet man patinka labai jo ideologija ir visos jo knygos. Tikrai. Kakava ar mača? Kakava šiaip. Kakava, kokia kakava geria? Aš anksčiau pirktų visada iš kakavos romano, Klaipėdos, labai faina. Balio, man atrodo, kakava būdavo. Vis ten yra kelių rūšių, yra. Jo, ir Nikaragvas, Perus. Aha, balėtiška pirkėja. O yra gavus kitų? Esu, nes aš kai Klaipėdą gyvenau, tai mano viena draugė ten dirbo, tam salione, bet man atrodo, jo nebėra, ar jis kitaip vadinasi. Tai mes ten dažnai barydavo, žinai, kakavos, gerčiai būtų su moterį, būtų kortų pasitraukti, ten toks būdavo magiškas kampenis, labai faina. Aš tai bent jau Peru esu gėrus, tai man tai labai stipriai, nežinau, Simonas man tokia per daug stipriai, man tokia byk. O vienintelė mano Nikaragvos, kokia išpanesnė į Balio idiotų, kur šiek tiek taip lengviau. Jo, kartais jos būna truputėlį per stiprios. O dabar kokią geria? Dabar, žinok, neturiu jokios namuose ir negeriu, gal tiesiog ne kakavos gerimo laikas man dabar. Man dabar labai arbatų, jeigu atvirai gerimo laikas. Tiesiog, kad esu kuzulelį. Jo, ir šiaip kakava mane labai stipriai veikia iš tikrųjų. Mane jinai ir labai energizuoja ir, aš negalėčiau jas kiekvieną dieną gerti. O irgi, aš žinau, kad yra tas tyrimas padarytas, kad jeigu geri kakavą kiekvieną dieną bent 30 dienų 50% padaugėja tavo kamieninių ląstelių. Tas yra super sveika ir viskas. Ir aš vis taip susiejau, gal pradėsiu gerti, man yra tiesiog, man yra per stipru, man čia yra toksai kokteilis ir energizuojantis ir viską. Bet galėsiu šiam padaryti, norėsiu pabandyti džengandelkis kakavą, irgi yra iš Balio. Kas žiūrit, stebit, įdėsim nuorodą su kodu CWC, gausit nuolaidą. 14%. O mača geria? Kokią mačą geria? Man atrodo, tokia pačia kaip ir tu, mačinim padaryti. Filbrą? Aha, taip. Tai Filbril irgi turi kokavos ir įdėsim nuorodą, galit irgi užsigyti, dabar labai fainai. Filbril mano Balius veža, kulto aš gerai žinau, pažįstu šitą brandą, daro tyrimus visokius, nuo tų visų sunkiųjų metalų, nuo tų visų elementų, žinai. Tikrai žinau, kad labai atsakingai, žinai, širdies daro. Ir dabar kaip tik atvažiavo nuo derlius japoniškos učių, visiškai nauja ceremonija, nežinau. Ir klasikinė paprasta mača irgi visiškai nauja bus, kitokio šiek tiek skonio. Linkėjimai broliui. Ta meditacija ryte ar meditacija vakare? Ryte. Vinyasa ar yin yoga? Čia labai keičiasi, dabar būtų yin yoga, anksčiau buvo vinyasa. Geras filmas ar labai geras podcastas? Noriu sakyti, filmų jau nebeižiūriu, užmiegu, man jie per ilgi visi, aš visus filmus žiūriu 2-3 kartus, per 2-3 kartus, bet podcastai kai kurie irgi lygiai taip pat. Bet podcastus pastaruoju metu daugiau klausau. O kokius podcastus klausai? Man labai patinka PIN, ten kartais labai faini būna žmonės pakviesti, tokie, kur tikrai daug gyro tame. Ir man labai patinka, žinai, kai yra pakviesti, pavyzdžiui, žmonės visiškai iš proto pasaulio, pavyzdžiui, iš verslo srities, kurie bildina imperijas, kurie turi skaičiuoti pinigus, kurie turi daryti strategijas. Ir tu supranti, kad net ir tame gali būti super daug dvasingumo ir sąmoningumo. Taip daug šiaip kalbama dabar šiais laikais yra apie tai, kad jeigu nori tikrai padaryti kažką tais didingo, kažkokią tais imperiją, netgi verslo prasme, dvasingumas turi eiti šalia. Štaip tais... Mane nėra įgyvenimo, kitaip nebebus. Kitiems verslams labai sunku darosi. Ir aš, pavyzdžiui, tą net pastebiu. Tie širdingi verslai, kurie truputį eina per kitus dalykus, per softinius, ar ne? Aš matau, man toks jausmas, kad jiems net atrodo visata padeda. O tie, kurie yra, žinai, taip ir ne kitaip, viskas taip labai tik protų grindžiama, man atrodo iš tikrųjų, kad kuo toliau, tuo tiems verslams bus sunkiau. Ir žmonės turės vis tiek prisitaikyti prie laikmetį, kuriame mes gyvename, nes laikmetis keičiasi. Ir tai, kas veikia anksčiau, dabar ne visai veikia, ne viskas veikia. Ieva Mala ar Launagė? Ieva Mala. Seksas tamsoje ar su šviesa? Tamsoje gal? Balis ar Tailandas? Dabar labai norėčiau Tailandą. Bet dėl to, kad seniai buvau ir buvo gera, gal Tailandas? Didario VCO Stevenas ar Džišėti? Džišėti. Vai. Lazanija ar pica? Abu. Man irgi dabar norisi susigalvoti, bet lapkričio mėnesį nevalgysim pupsų ir miltų ir pieno produktų. Tai Viso. jo, atėjo kas, bet šiaip toksai, negriežtai, žinai, bet šiek tiek galbūt primažintas, kad jis pasileidė plaukus ir tiesiog paprasčiau yra.
tokie visi dalykai. Taip, sekančios 2 temos - santykiai ir meilė. Jau pakalbėjom. Savirealizacija ir pinigai arba klausimai apie tave labiau, savivertė ir manifestacija. Savirealizacija ir pinigai. Gerai. Tai kiek uždirbi? Pinigais augs. O uždirbu, žinai kiek? Uždirbu iš tikrųjų, uždirbu šiaip labai daug, dabar kaip pagalvoju. Todėl, kad aš uždirbu tiek, kiek noriu, tiem dalykam, kam noriu. Man užtenka viskam, ką man reikia. Ir aš investuoju į perku akcijas. Ir aš stupau. Kas tas daug? Kokia paslaptis? O kaip tu uždirbi tiek daug? Ir čia man daug. Aš suprantu, kad kitiem gal nebūtų daug. Įdomu, bent žirklės kažkokias tais. Tarp tiek ar... Tai čia jau daug, man atrodo, galėtų už visą atlyginimą. Kiek? Sakai, ofise, ne, yra virš 2 tūkstančių. Tai čia, man atrodo, tokia solidi yra. Ofise, kiek aš žiūrėjau, kai aš ieškausi darbo, čia buvo didelis atlyginimas. Taip. Man jis tiek nesiūlė ir aš niekur tiek per visokius CV bankus neradau, bet aš pasakiau, kad aš tik noriu, aš sakiau, jeigu jūs norit, kad aš skaičiu dirbti, aš noriu, gal. Aš irgi taip bandžiau, bet man nesuveikė kažkaip. Tai kokia paslaptis? Manifestavai kažkaip, tai kažkaip? Ne, tai žinok, aš pastaruoju metu sąmoningai manifestuoju labai nedaug, palyginus su to, ką darydavau anksčiau. Bet aš manau, kad, žinai, kaip sakom, geriausia manifestacija tai yra tavo pasikeitusi energija. Ir aš dar turiu labai labai daug kur, bet, žinai, aš dar nesiruošiu pabaigti šito gyvenimo, nejaučiu, kad jis jau į pabaigą gimė. Tai aš neforsuoju savęs, aš tikrai gyvenu fine, komfortiškai, ramiai. Man dabar yra labiau mano mantra, kad saikas. Man kažkaip labiau dabar yra apie tai. Ir čia nėra tai, kad aš uždarau vartus, kad neteitų pas mane didesnė gausa. Ir jinai ateina, žinai, bet, pavyzdžiui, mus pasiekė labai labai magiškai mūsų automobilis Lietuvoje, nes mes grįžom, mes abu buvom pardavę automobilius prieš išvarant į Australiją, savo mums reikėjo mašinos. Mes gavom tokią mašiną, kokios norėjau, už 2 mažesnę sumą pinigų. Tiesiog taip įvyko. Tiesiog, bet mes labai aiškiai žinom, ko mes norim. Aš labai aiškiau, kurį laiką žinau, ko aš noriu, planė įvyksta kažkaip tas Kodiakas, ne. Bet saloną pradėjau statyti, čia yra vairis, aš galvoju, arba Kia Sportage, arba Škoda Kodiak. Ir čia yra realiai, 2 minutės ir pradėjau statyti saloną. Iš tiesaliai, kijausi po ant gatvės visiškai. Tai jau kai pabaigsiu, reikės mėti fan testinį vaiką. Važiavau pasitresinti. Tai matai, kažkaip aš nemanau, kad aš pritraukiu savo energiją. Pavyzdžiui, kalbant apie tą pačią savivertę, Sakai, pritraukiu savo energiją. Bet tada kažką tais darai specialaus, kad ta energija būtų tokia, ne? Kažkaip įsąmoningai. Man kažkaip ta savivertė, nežinau, aš nenorėčiau kažkaip žmonėm tą perduoti jausmą. Aš nesijaučiu, kad mano savivertė yra ten, nežinau, pati aukščiausia, kokia gali būti. Bet pas mane yra labai aiškus suvokimas tas, kad nėra normalu žmogui uždirbti 1000 eurų, žinau. Ir 1500 matau per mažai. Ta prasme, man, bet čia nenuvertinu. Tiesiog, man atrodo, kad žmogus komfortiškai gyventų, jam reikia daugiau. Tai, kad komfortiškai tai nereiškia, kad jisai pirktų, nežinau, už salono automobilį. Tai yra, kad jis nueitų į parduotuvę, galėtų nusipirkti brangios mėsos, ar ne? Ta prasme, tą, ką jisai nori pirkti, kad jam nereikėtų taupyti ant basic dalykų. Nes man atrodo, kai tu gyveni gausoje, tai tu turi turėti ir tau turi ateiti iš visatos, iš gyvenimo tie dalykai. Aišku, čia yra, žinai, 2 pusės. Yra tie, kaip aš sakau, kaip prieš tai kalbėjom, skraiguliukai, kur atrodo, nelabai ką moku, nelabai ką žinau, nelabai ką nori įdėti pastangų, bet visatą atnešk man viską. Tai ne, tu turi įdėti pastangų, tu turi kažkokiai srity turbūt tapti profesionalu arba augti, mokytis, žinai. Čia kaip man labai patinka yra Indrė Marija. Žinai, Indrė Marija, ir dažnai žmonės jau būdavo į klausimus, kaip čia pritrauktos gausos, ką padaryti, kad pinigų būtų. Ir jinai labai labai kainai, labai žemiškai visada atsako. Ir man labai patinka tas basic atsakymas toks, nes nuo to prasideda. Sako, žiūrėkit, jeigu jūs norit uždirbti daugiau pinigų, tai jūs eikit ir mokytitės, aukit tame, ką jūs darot. Tapkit geriausi tame, ką jūs darot. Tai ir jeigu tu būsi geriausias tame, ką tu darai, tavęs norės darbdavys. Tavęs norės klientai. Tu sugebėsi pritraukti pinigų. Žmonės ateis ir sakys, aš perku tą, ką tu duodi, ką tu kuri, kokią tu paslaugą teiki, nes man jos reikia, nes jinai yra gera, nes jinai geresnė nei kitų.
Tai vat šitas man labai dalykas yra, man atrodo, man labai pastarnavo mano mergeliškas būdas. Mergeliškas būdas tai reiškia vat, visur pamatyti, kas yra ne tai ir viską norėti ir sugebėti patobulinti. Tai aš visą gyvenimą tai labai daug mokausi ir įvairiose srityse, žinai, ne tik joga, ne tik meditacijos. Pavyzdžiui, dirbant tą patį ofisinį darbą, aš noriu jį atlikti max gerai. Ir aš pati suprantu, kad aš noriu būti tokia darbuotoja, kad jeigu aš būčiau darbdavys, aš suprasčiau, kad tas žmogus stengiasi, tas žmogus nori, kad mano verslas klestėtų, kad jis vystytųsi, kad jis ieško būdų, kaip padaryti geriau. Nes aš žinau, kad jeigu aš taip dirbsiu, jeigu aš atiduosiu tiek, kiek galiu savo energijos, kiek galiu šiuo metu, tiek noriu, ir viskas yra, žinai, padaroma maksimaliai, kiek aš galiu gerai, tai tuomet ir tas darbdavys mane vertins. Tai man atrodo, yra ir tie visi dalykai, žinai, dvasiniai, ir ta manifestacija ir panašiai, jie veikia. Bet veikia ir tie paprasti žemiški dalykai, kur jeigu tu nieko nemoki, tu nenori dėti pastangų išmokti, jeigu tu nekuri pridėtinės vertės, kodėl tau turėtų darbdavys mokėti resuninką? Nu kodėl? Tai nėra jokios priežasties, dėl ko. Tai dabar dirbi ofise su pardavimais prancūzų kalba, ar ne? Ir turi savo širdį vieną veiklą, Aironė su save, kurie meditacijos, ar ne, joga, bendruomenių susitikimai kažkokie tais. Kaip tau sekasi viską suplanuoti ir rasti balansą tarp viso to? Vis tiek, kad ofisinis darbas, tai nuo 8 iki 5 kasdien, Bet aš manifestavau patį geriausią darbą, kaip sakiau, aš galiu tai 8:30, šiaip 7. Ir pietų pertrauką turiu ilgą, kada ryviliuoju susitvarkyti savo reikalus. Nu, yra laisvė, yra pasitikėjimas mano darbe, tai nėra toks, žinai, darbdavys, kuris ten tave muštruotų, nes aš negalėčiau tokios sąlygos sudaryti. Pavyzdžiui, jeigu aš nejausčiau, kad darbdavys į mane žiūri kaip į lygiavertį žmogų, o kaip į kažkokį žemesnį, nes vat, aš tai su tavo darbdavys, aš negalėčiau tokia viento būti. Man tiesiog tie vibes ne apie mane. Tai gal pamiršau klausimą. Kaip sekasi viską suplanuoti, nes dvi veiklos pakankamai, vis tiek, šiaip nesudėtinga, nes dažnai, kai tu grįžti po ofisinio darbo, aš nesijaučiu labai pavargus po jo, bet aš vis tiek noriu su Luku pasikalbėti, noriu pati tada skirti savo laiko, noriu tą pačią jogą pasidaryti, meditaciją, podcastą pažiūrėti. Tai kai tu dirbi ofisinį darbą, tu neturi tiek daug valandų dienoje, žinai, savo. Bet aš jaučiuosi labai blessed ir man atrodo, kad mane visata be galo myli, aš nežinau kodėl, žinai, galvoju, aš kažkokių nuopelnų didelių turiu iš praeitų gyvenimų. Pavyzdžiui, aš turėjau channelingo sesiją su hipnoterapeutė Kristina, kai grįžome iš Australijos, ten Lukas šiaip labiau turėjo savo apie save pasiėmęs. Bet aš sakau, ar galiu iškestos, tu toks, sako, gerai. Tai ir aš paklausiau ir būtent apie savo veiklą, kaip man į ją grįžti, nes aš jaučiausi po Australijos visiškai kitoks žmogus, labai stipriai pasikeitus vidumi. Atrodo, tas senas ampluotos dovilytės, žinai, kur tik mažybiniais maloniais žodeliais kalba, man nebetinka. Man baisu buvo rodyti save naują, nes atrodė, gal nepriims žmonės, gal jiems nepatiks, gal jiems reikia tos senos dovilės, bet ta sena dovilė jau kažkur yra kitur, jau aš nemesu tas žmogus. Tai aš tam paklausiu, kaip man su kelionėm į save toliau važiuoti, kaip grįžti, žinai, savo veiklas. Tuo geriausiu būdu, o gal iš vis jas nereikia grįžti, galvoju, gal čia durys užsidarė ir viskas, aš važiuoju kažkaip toliau į kitus dalykus. Ir man iš Černelino ir pasakė, kad viskas bus, grįžk į senos veiklas, būk savimi, žmonės ateis, kažkiek pasikeis žmonių, kažkiek ta auditorija keisis, kažkiek išliks, žinai, seni žmonės, kas tave sekė, toliau seks, ir mes dar tau atsiūsim austėją. Tai pasakė. Žinoma, taip įdomu, kas tau austėja. Ir tada perskaičiau knygą Gimė jaustė, Austėjos Šidlauskaitės. Ir tik tada, kai skaičiau, galvoju, wow, rašytoja ir austėja. Ir aš susirašiau su ją, surašinėjom, bet kažkaip man, fainas buvo pokalbis, viskas gerai, bet nebuvo tas dalykas, kad mes čia kažką kartu darysim. Ir dabar aš neseniai į šį Globin grupę papaustinau, kad man ieško žmogaus, kuris galėtų padėti su naujienlaiškiais, su visais kitais darbais. Nes aš tiesiog pati nesuspėjau, arba jeigu suspėčiau, tai labai save išsunkčiau, žinai, nenoriu taip daryti. Man reikia pagalbos. Ir parašė man tokia nuostabi mergina austėja. Wow. Ir tai buvo labai įdomu, nes tas channelingas buvo prieš beveik metus. Ir žinai, vėlgi iškau, kur čia ta austėja. Ir ne kažkaip neteidavo, aš tą paleidau, tą mintį ateis pačiu palankiausiu būdu. Ir aš susipažinau su austėja ir aš dar kartą perklausiau tą channelingą, aš net tą austėją daviau paklausyti ir nesakau, sako, mane šiupai per kūną eina. What's meant to be
will be, žinai. Aha, aš va šitą labai stengiausi dabar savo kartot, nes man irgi kažkaip buvo panašus toks momentas, nes kai pradėjau ten Spiritual Wellness Club, žinai, ten labai užsidegusi su tokia. Dabar suprantu, kad tiesiog labai naivi buvau tokia, labai, žinai, flower, power, peace, and žinai. Ir po to įvyko ir daug lūžių, ir daug patirčių gyvenime, aš irgi žiūriu tokį patį pokytį, kad nu aš jau nebesu tai, ką aš anksčiau komunikavau, ir tas spiritual visa erdvė, tai jau mane šitiek varžalis, aš nesu tiktais apie tai, nes gyvenimas yra daug plačiau, ir man ir verslas yra įdomu, žinai, marketingas yra įdomu, ir šitie visi dalykai, kuriuos praktikuoju, irgi yra įdomu, bet tai nėra tiesiog spiritual podcastas, ką aš žinai, dėl ko pasikeitė tas pavadinimas. Tai vat labai įdomu buvo išgirsti tavo tą patirtį, kad ir tau panašiai buvo. Ir ką tu, ir tiesiog ėmėjai ir darėjai, ne? Ir Jo, aš per daug savęs nespaudžiau. Aišku, buvo, žinai, tų minčių, kad to čia gal turėčiau daugiau daryti, bet kažkaip pagaudau aš tas mintis ir galvoju, ne, Dovilė, tu neturi daugiau daryti. Tu padarai tiek, absoliučiai tiek, kiek dabar gali. Visi metai po Australijos, va dabar praėjo tik metai, jie buvo labai nurimimo, sugrįžimo į save naują, draugystės su nauja savim laikas. Nes, žinai, nėra paprasta, kai tu taip stipriai transformuojasi, nes Australija buvo absoliučiai transformacija labai didelė, labai nuplėšė mane nuo dvasinio ego, nes aš pasirodo buvau labai stipriai tam dvasiniam ego, ir kai aš išvažiavau Australiją, tai ten viskas griuvo ir man buvo gėda pačiai prieš save, man buvo nefaina, aš pykau ant pasaulio, ant gyvenimo, ant Dievo, ant visko, nu kodėl man čia taip dabar reikia, aš nešliaužiu žeme, atrodo taip sunku, tokia kančia. Bet tai yra part of your journey, žinai. Kol tavęs neteški iš tikrųjų visą tą taip, veidų į purvą, nu tu ir negali atsipeikėti. Tuo metu tau atrodo, kad tu ten pati vos ne Dievo pozicijoje sėdi. Ir aš esu labai labai dėkinga iš tikrųjų tam procesui, kuris buvo be galo sunkus. Nu, be galo sunkus. Bet, dabar aš gal, žinai, esu tam tikrą prasme ir žemiškesnė. Labai labai įsisąmoninau tą, kai buvau Indijoje pas savo mokytoją dvasinį. Ir ten vykdavo tie, kaip ir podcastai, žinai, silo, mes galėdavom visko planuojam, kas mums įdomu. Satsangri. Ir jisai pasakė, sako, meet people where they are. Ir aš galvoju, aš anksčiau ne visada taip sugebėdavau. Aš anksčiau kartais pradėdavau pasakoti žmogui apie aukštas materijas, kai jis tiesiog neturėdavo ką valgyti. Ir kai žmogus neturi ką valgyti, jam neįdomu yra aukštos materijos, jam neįdomu manifestacija. Jam įdomu, kaip jam šiandien gauti valgyti. Žinai, ir va tas yra labai labai faina suvokti, kad, nu, nekalbėk tu apie kažkokias dausas žmogui, kuris nėra apie dausas. Kai susitinka du, kurie yra apie dausas, labai faina apie tai kalbėti. Bet jeigu tu esi bet kokiu atveju kažkiek sąmonė tavo yra šiuo metu platesnė, nes tu gali sau leisti, nes tu jau gyveni komforte, tu jau nebe iš pirmos čakros, tu nebesi jau Maslow piramidės žemiausiame sluoksnyje, kur tau svarbu saugumas ir poreikių savo basic needs, žinai, patenkinti, kur tu jau užlipi aukščiau, tai tu iš aukščiau ir sugebėk pamatyti, kur tas žmogus yra. bet kas, nereikia iš ką tais klausti? Nu jau praėjo labai daug laiko, bet man įdomu, kaip tu reagavai į sekėjų kaitą. Skaudžiai, aišku, kad skaudžiai. Tai yra skaudu, todėl kad tai yra skaudu tavo ego. Nu, aš tai suprantu, bet aš ir nebandau vaidinti, kad aš esu žmogus, kuris neturi ego, žinai. Aš nesu Dievas, aš nesu nušvitus, aš esu žmogus, kuris save tyrinėja, bando suprasti, bando pasilengvinti savo žemišką kelionę, bet iš esmės aš esu paprastas žmogus, kuris tiesiog, nu, ateina savo keliu ir kažkiek rodo to savo vidinio kelio, vidinės transformacijos daugiau kitiems, o ne užsidaręs viduj savo ir tik artimiausiam rate, žinai, tai rodo. Tai aišku, kad skaudu, nes, žinai, ateina ir tokie jausmai, kad gal čia niekam nebeįdomu, nukritinėjus, tai keigojas, atsatumimo jausmas, taip, tada atrodo, tai aš čia anksčiau buvau įdomi, o dabar jau nebeįdomu, gal aš čia kažką tikrai blogai darau, bet tada vėl sugrįžti į tą sąmoningumą ir galvoju, ne, Dovilė, čia yra etapas, viskas gerai, priimk. Ir tai nereiškia, kad tave kažkaip cancelina žmonės. Aš po to pagalvojau, aš pati atseku žmonės, tai nereiškia, kad man visiškai nebeįdomus jų turinys. Aš kartais tiesiog pavargstu ir aš juos atseku, po to vėl grįžtu pas juos. Arba man pasikeičia mano gyvenimo kažkoks etapas ir tame gyvenimo etape man tai neaktuali ta informacija. Taip, nėra tai taip stipriai apie tave ir dėl to visą tu tiesiog, galbūt žmogus ir nustoja Instagram'u naudotis. O gal ant tas spirituality, žinai, jau per dekrą lipa, nes man pačiai tai būdavo, aš anksčiau tik persisotindavau to, kad aš norėdavau pažiūrėti kokį nors, atsiprašant, visiškai durną podcastą, kur tik žvengia, žinai, susėdę vyrai kalba nesąmonės, bele ką.
keikiasi tam, kad truputėlį grįžti į žemę, į realybę. Tikrai žinom, apie kokį podcastą ką tik. Iš visiškai, žinau, irgi man būna tokiais etapais, kur aš būnu pasinėrus, tam būna The Diary of CEO, Jay Shetty, žinai, tas pats Spin podcastas, ir būna, kur aš tiesiog įsijungiu vėl tą patys, kad man jie tiesiog fone papasakoja, kas vyksta Lietuvoje važiuojant. Tai man būna geras fono palaikymas, žinai, visiškai. Bet tokių labai daug įdomių temų užčiapiam ir apie tą transformaciją, ir apie tą dalinimąsi socialinėse medijose. Man toks klausimas kyla, kaip tu įsivaizduoji savo pačios aukščiausias savirealizacijos tašką? Vat kas tau būtų aukščiausias savirealizacijos taškas? Tavo pačios, žinai, kaip tu jaustumai, žinai, jau pasiekus tą Maslow piramidės viršūnę ir kuom tu gyventum, žinai, kaip tu gyventum. Žinai, jeigu taip negalvojam, kai paklausė, man iš karto ateina tas vaizdas. Aš labai seniai, nežinau, gal 18-19 metų, nežinau, kodėl turiu tą viziją, bet aš matydavau save stovinčią kaip Tony Robbinsas ant tokios aukštos scenos, žinai, ir ten apačioj daug žmonių. Dabar tai matau, esame labiau net ne žmonės, o kad tai yra moterys. Kokie 5000 moterų ir aš ateinu tas moteris įkvėpti, priminti tam tikrus dalykus. Priminti tam tikrus dalykus, kurie leidžia tau nuimti tą šydą, kuris neleidžia tau pilna krūtinė gyventi, pilnais plaučiais kvėpuoti, tas šydas, kuris tau neleidžia džiaugtis, kuris tau neleidžia pamiršti, kad tavo nėra tobulos kūno formos. Nes visi tie dalykai, žinai, jie mums labai trukdo patirti gyvenimo malonumą, tikrą džiaugsmą, tikrą laimę, o after all mes čia to ir atėjom. Tai yra labai laikina kelionė. Tai yra super trumpa kelionė iš tikrųjų. Ir man labai patinka šiaip kalbėti žmonėms apie mirtį, nes tai labai trigerinantis dalykas žmonėms. Man kažkaip per visas mano jogos kelionės ir meditacijas, man labai stipriai atvėrė tą suvokimą ir tikrą gilų žinojimą, kad tai nėra pabaiga. Bet šiaip žmonės dažniausiai gyvena susitapatina su savo kūnu ir galvoja, kad mirtis yra pabaiga, dėl to juos tai labai liūdina, gazdina, vos ne Lietuvoje, kai, o Dieve mano, man yra kažkada mama sakius, Dovlyte, tu čia taip nekalbėk apie mirtį. O man tai yra, atrodo, reikia apie tai kalbėti, kad žmonės truputėlį labiau atsimerktų, kad jie prisimintų, kad jie nėra amžini, kad jie daugiau džiaugtųsi, kad darytų, ką nori daryti. Kad tik net parintų, pavyzdžiui, dėl to kūno, žinai, ir dar dėl kažko, dėl smulkmenų, kurių nereikia parintis, neverta. Tai tas aukščiausias savirealizacijos taškas tokia motivatorė, įkvėpėja, coacherė, vedlėja, padeda žmonėms, tiesiog atsiverti tam tokiam geresniam, kokybiškesniam gyvenimui. Kokie 3 dalykai, kuriuos norėtum priminti moterims? Tai vienas iš jų tai yra apie tai, kad gyvenimas yra laikinas, šita kelionė yra laikina ir kad tai, aš labai norėčiau perduoti tą jausmą moterims, kad tai nėra liūdna, kad nereikia dėl to liūdėti, kad tai turėtų būti įkvėpimas ir motyvacija gyventi atvirą širdimi, gyventi su kuo mažiau baimės viduje. Visus baimės yra daugiau mažiau iliuzijų. Mes jas susigalvojam savo viduje. O kai pradedam daryti tai, ko bijom, mes suprantam, kad tiesiog baimė išnyko. Tai pirmas dalykas apie tai, kad mes esam čia labai trumpam ir let's make all our days count. Antras dalykas tai, kad viso ko esmė gyvenime yra meilė ir meilė prasideda visada nuo mūsų pačių. Ir kiekvienas santykis iš tikrųjų tavo gelmėj tai yra apie tave, apie tavo ryšį su savim. Kai tu turi stiprų, gilų ryšį su savim, tu turi gilę stiprią atjautą kitam žmogui. Ir į visas jo nesąmonės tu sugebi pažiūrėti lengviau, atlaidžiau, todėl kad tu supranti, kad jis nėra labai stipriai skirtingas nuo tavęs. Ir tu tų nesąmonių savo viduje turi. Ir kažkaip tada ateina atlaidumas, atjauta, žinai, tiek savo, tiek kitam, mažiau norisi save kaltinti, mažiau norisi kitą teisti. Kartais, net ne kartais, o labai faina yra, man, pavyzdžiui, labai faina pajusti, nes aš ne visada tikrai jaučiu visiems atjautą. Kartais aš labai pykstu, kartais aš kaltinu, kartais, žinai, mane nervasimo, kodėl čia taip, o ne kitaip žmogus elgis. Man labai faina pastebėti, kad tą savyje atjautą, kai aš galvoju, Dovile, tu nežinai, per ką tas žmogus šiuo metu eina savo gyvenimą. O gal jam tokia sušikta diena, gal jam taip sunku šiuo metu, gal jis kažką palaidojo, gal jis su kažkuo atsisveikino. Ir aš tada galvoju, ir kaip faina sugebėti tai pajausti, nes ir man yra buvę tokių etapų, kur kažkas mane nuteisia, nuvertina ir panašiai, aš galvoju, kad tu nežinotum, ką aš dabar einu. Tai žinai, tai vat ta atjauta yra labai faina prisiminti apie tai, kad mes nesam kito žmogaus batus ir nežinom, per ką jis šiuo metu eina. O trečias dalykas, tai
Man gal iš tikrųjų nežinau kodėl, bet dabar labai norisi apie tą kūną irgi priminti moterims, kad kūnas keičiasi viso gyvenimo metu, nes Lietuvoje tai labai svarbus yra dalykas moterims, tai absoliučiai visoms aš pati esu labai daug ėjus per įvairių gilių vidinių procesų, kas susijęs su mano kūnu ir kad tai yra toks laikinas dalykas irgi tiek šitoj žemiškoj gyvenimo kelionėje ir be to kūnas labai stipriai pasikeičia, kada tu pakeiti savo mintis apie savo kūną. Jis tikrai realiai pasikeičia, jis pradeda atrodyti kitaip, kai tu pradedi savo kūną priimti, tokį ir netobulą, ten, kur kažkur yra per daug, kažkur per mažai, kažkur kitaip nei tu norėtum. Ir nesidaryti, žinai, tų visų plastinių operacijų, nesakau, kad jos yra visos blogai, žinai, kartais tai tikrai padeda žmonėms labai pajusti komfortą ir patogumą tiek savo kūne, tiek savo gyvenime, bet pirmiausia eiti per tai, kad priimti. O gal aš galiu priimti vat tą savo kūną, kuris yra gal kažkam atrodo keistas, o gal ne toks, kaip aš matau vitrinose rūbų parduotuvų, ar ne, o tai kūnų iš vis net nėra, ten tai yra absurdas, kas yra rodoma mums, bet aišku, iš to ir susiformuoja visokie stereotipai, žinai, kaip kūnas turi atrodyti, koks yra tinkamas kūnas, koks yra per trumpas, koks yra per aukštas, koks yra per didelis, koks yra per mažas. Tai va gal apie tą kūną labai norisi moterims priminti, kad visa ko esmė tai turbūt yra mūsų pačių santykis su mūsų kūnu. Galvoja, kai pasikeičia dalykai, pradeda keistis kūnas. Mes dar kalbėjom apie tai, ne, kad tai, kas tavo, čia liečiant ir tavo veiklą, ne, partnerius ir santykius, tai vis tiek tave kažkaip tais pasivys gyvenime. Aš turiu tokį klausimą, kaip tu galvoji, ar savirealizacijos aukščiausias taškas priklauso labiau nuo likimo, ne, nuo to plano, kurį mes tam pasirašėm, nu, tai tarsi gal yra neišvengiama, ar ne, tu tapsi tuo, ko tu nori tapti. Ar labiau priklauso nuo įdėto darbo ir pastangų? Supranti, ne, apie ką kalbu, kad kaip yra vis dėlto, ar likimas nusprendžia, ar ne, ta mūsų kažkokia tais rolė šiam gyvenime, šitoj kelioniai, ar vis dėlto tu gali paimti, įdėti visas pastangas ir tapti tuo, vat, tavo atveju, ne, ten vedinė kaučerė, kuri 5000 miniom, o kažkokias tais žinias pervada. Žinai, aš manau, kad mes gimstam su potencialu, su maišeliu, kuris vadinamas potencialas, bet ar jį mes realizuosim, tai nėra 100% aišku, nes tai irgi yra mūsų rankos. Ir aš nemėgstu atiduoti visko likimui arba sakyti, kad man čia nieko nereikia daryti, nereikia įdėti pastangų, nes kas mano, tas pas mane ateis. Ir aš tikiu, tuo pat metu, gal atrodo, kad prieštarauju savo, bet aš tikiu, kad tas, kas mano, pas mane ateis. Bet aš tikiu, kad aš turiu dėti žingsnius link to, kas yra mano, ir tada tas, kas yra mano, pradės dėti žingsnius link manęs ir mes susitiksim. Kaip sako, visata neveiks už tave tol, kol tu nedėsi pirmą žingsnį. Bet vos tik tu padedi pirmą žingsnį ant savo kelio, visata už tave deda 3 žingsnius. Tai reiškia, kad tu turi savo pastangas įdėti, nes kur tu dedi savo pastangas, ten tu dedi savo energiją. Ten, kur dedi savo energiją, ten vyksta veiksmas. Bet jeigu tavo plane ir tavo likime nėra šito dalyko, tai tu dėti pastangas, su tavo nieks nevyks. Aš tai tikiu, kad jeigu tai nėra tavo kelias, tai tu gali galvą į sieną daužyti ir tau bus labai sunku. Ir gal ten kažkoks mizeris, kažkas ir vyks, žinai. Bet aš nemanau, kad ten dideli labai reikalai įvyks. Arba tau bus labai super sunku pasiekti to. O kai daužai besto sieną, nes, nu, irgi yra tas, ne, voidas, kur tau reikia vis tiek testai, išbandymai, abejonės, baimės. Tai kada jau reikia nustoti daužyti galvą į sieną, kaip buvo? Kada jau reikia supras, kad, nu, čia ne tavo, reikia paleisti ir eiti kažkur kitur? Aš tai manau, kad iš vis nelegėjo daužyti galvą. Nu, gali būt šiek tiek padaužyti. Tai. Na, žinai, kai labai nesikloja, labai nesidėlioja, man atrodo, kad tai ir nėra tavo. Aišku, būna etapai, kuriuose, pavyzdžiui, tą patį darant nesikloja viskas, po 3 metų tą patį darai, jau to pradeda klotis. Gal nebuvo, nu, right time, žinai. Bet tai irgi, jeigu tu daužai galvą į sieną ir tuo metu tau neina, tai gal tu tiesiog nedaužyk ir atsidaryk langą, ar pažiūrėk pro langą, pasimėgau, gal tau tuo metu nereikia tos savirealizacijos padaryti 100%, ar ne, yra įvairių etapų gyvenime. Jie ne visi yra apie tikslus, apie pasiekimus, kartais gal jis tiesiog yra apie tas etapas, apie pasimėgavimą gyvenimu. Ir čia yra tavo dalykas, kurį tu turi išmokti daryti tam, kad tu nueitum į tą savo savirealizaciją arba kitų tikslų pasiektų.
nes tu dar to neišmokai. O kai pradėjo kristi sekėjai, dėl ko aš klausiu, dėl to, kad man aktuali tema yra, nes pas mane irgi krenta sekėjai, aš nežinau, dėl to, kad aš gėjai, arba to, kad pasikeitė pavadinimą, žinai, nes, nu, tu pradedi galvoti apie viską, žinai, visus klientus tikrai visi galimi scenarijai egzistuoja, žinai. Tai, okei, kai tau pradeda kristi sekėjai, bet tu turiu, tu darai tą veiklą, tu ją tikėjai, tau sekėsi, tu... Ne, aš jos nedariau, žinau. Kelionės su savim tu darėjai. Nu, Australijoje, kai buvau beveik ne. Australijai ne, bet, nu, pradėjo, ne, kristi ten tie sekėjai, ne, kai buvau Australijai, vis kita. Tai ir po to toliau tęsiai tą veiklą, bet ten nėra, ne, ten daug kažkokio prieaugio sekėjo, kažkokio didesnio. Nebuvo tada kryptimo, bet ir nebuvo jo prieaugio. Bet žinai, aš bent jau kaip išsiaiškinau, ir man atrodo, kad aš savo atsakiau iš tą klausimą. Tiesiog labai žemiškas ir paprastas dalykas. Instagramas super pasikeitė algoritmą ir Instagramas perėjo prie to, kad mes turim pirkti mokamą reklamą. Nes anksčiau aš sukūriau savo Instagramą visiškai nemokėdama Instagramą jokių pinigų. Mane jis labai stipriai metė su mano turiniu į viršų, bet aš Instagramą pradėjau daryti prieš 4-5 metus. Tuo metu Instagramas toks ir buvo, kad jisai labai palaikydavo tuos jaunus kūrėjus ir mesdavo. Ir tiek, kiek anksčiau žmonių peržiūrėdavo be reklamos mano turinį, tai būdavo 3 kartus daugiau nei dabar su reklama. Bet dažnai su visais žmonėm, kuriais pakalbu ir galvoju, ne, čia gal mano energija, čia gal tik apie mane tai. Aš su visais žmonėm, kuriais pakalbu, jau visi sako tą patį. Ir aš manau kartais, kad gal nereikia ieškoti atsakymų kažkur aukštai, žinai, kurie yra labai paprasti. Ir tai va. Tai žinai, aišku, tu gali ieškoti kažkokių kūrybiškesnių sprendimų, ar ne? Aš tai žinau, kad aš nežinau. Ne, aš apie to tai galvos trančiamės, kartais man bent jau pradeda atrodyti, kad galbūt tai ne mano, galbūt man nereikia to daryti, žinai, jeigu, nu, yra kažkoks tai, žinai, ženklas, kad žmonės atkrenta, žinai, atseka, nebeina, nebestebi, nebežiūri, žinai. Tai dėl to galvoju, žinai, čia nėra tas ženklas, kad tu sutrabai galvą į sieną, žinai. Nu, gal tai nebūtinai turi būti, kad ne tavo kelias, o gal tau reikia iš kažkokio kitos perspektyvos pažiūrėti šitą savo veiklą. Čia aš tik, žinai, šiaip. Aš galvoju, kad stumė tiesiog į YouTube, kad darytumėm daugiau podcastą. Jeigu manot, kad reikia daugiau podcastų, komentuokit ir parašykit, mes jums daugiau podcastų padarysim. Ok, kokie pagrindiniai iššūkiai yra tavo darbe ir kaip tu juos įveiki? Čia kalbam apie kelionės su savimi tavo veiklą. Geras klausimas. Tai pagrindiniai iššūkiai dabar, tai vienas iš iššūkių turbūt yra, neviskait pritraukti žmonės, bet šiaip aš vis pritraukiu, kita vertus, o dabar kaip tik bus moterų bendruomenės pirmas gyvas renginys lapkričio 29 ir liko viena vieta neužpildyta. Prašau. Galbūt kažkas, kas klausotės, įdėsim nuorodas irgi. Dovilės, tavo navata galbūt yra jūs. Tai ir buvo iššūkis, žinai, prieš tai, aišku, Austėjos nebuvo pasidaryti tuos dalykus, tokius, kuriems aš netrandu laiko, arba kurie man suvalgytų daug energijos, kurie aš galėčiau skirti savo veiklom, žinai, savo veikloms tai turiu omeny laikui savo, meditacijai, jogai, išeit pasivaikščiot, pildyti savo puodelį, nes man jį reikia pildyti. Kai aš dirbu su žmonėm, aš turiu ateiti pas žmonės pilnų puodelių, aš negaliu ateiti pustuščių, dėl to man reikėjo pagalbos, dėl to reikėjo Austėjo. Bet Austėja man kažkaip gyvenimą labai gražiai atvedė. Dabar, kaip viskas toliau vyks, aš leidžiu, žinai, viskam vykti, darau iš savo pusės iki galiu. Aš išsimanifestavau, sakau, patį nuostabiausią žmogų, kuris yra organizuotas, jinai viską padaro, jinai dar paklausė, ar aš padariau, ką man reikėjo padaryti ir panašiai. Tai va, tai kažkaip gal labai didelių iššūkių šiuo metu nesusiduriu su labai dideliais iššūkiais. Man gal iššūkis yra, žinai, Instagram'e daryti reelsus. Čia yra iššūkis. Aš žinau, kad man reikia juos pradėti daryti. Aš norėčiau, kad jie būtų kūrybiški, kad jie būtų įdomus, tokie, kad aš eičiau ir žiūrėčiau, ką aš pati seku, žinai, kas man įdomu. Tai va, čia su iššūkiu tokiu susiduriu, kad aš to nedarau. Yra, dar nereikia, jeigu užsipildo pilni moterų ratai. Gal pritraukčiau to daugiau sekėjų Instagramą, bet vėl aš savęs klausiu, koks yra the main point, žinai, pritrauktų žmonių daugiau. Kad pas mane į renginius ateitų daugiau žmonių. Jo, tas būtų faina. Bet kita vertus aš galvoju, pas mane labai daug ateišo. Šitą atsiprašau, ko pertarpiu, bet kadangi jau pasakėjai, būtent tas klausimas, kodėl man reikia gerų sekėjų, ir dabar kaip tik vakar gaminant klausiausi podcast'o Džeišetį kartu su neuromokslininkė, kuri kalbėjo būtent apie manifestaciją. Ir kalbėjo būtent irgi apie tą patį dalyką, kad jos buvo įsikeltas tikslas 1 milijonas sekėjų, nors tuo metu net turėjo 1000 sekėjų.
nerealūs skaičiai yra. Ir sako, būtent reikia mąstyti, kodėl aš noriu tų sekėjų. Sako, aš tiesiog savo uždaviau šitą klausimą, ką man reiškia turėti milijoną sekėjų, kokius man tai jausmus sukelia. Ir jai ten tarsi buvo atsakymas, kad tai sukelia oficialumo. Tarsi aš esu official, aš esu, žinai, kaip tokio pripažinimo, oficialumo, žinai. Ir tada, aš suprantu, kad aš noriu tų sekėjų, to, kad aš šiaip iš esmės trokštu oficialumo, pripažinimo kažkokio tai tokio, kad aš esu, legali, žinai, tai kad tikrai verta pasitikėjai. Taip, bet tas tikėjais. Jausmas, kad aš esu verta pasitikėjimo kaip specialistė. Ir tada trečias yra žingsnis, kad tu pradedi ieškoti kiekvienoje dienoje, kur tu šiaip gali pajausti jausmą, kad tu esi verta pasitikėjimo. Ten, tarkim, savo darbe, savo komandoje, su savo santykiuose, tu užsižymė, kad aš čia jaučiuosi verta pasitikėjimo, čia jaučiuosi verta pasitikėjimo. Ir kaip tu manifestuoji, tu taip manifestuoji pradžiai per jausmus. Tai tu, kada dieną keliesi, tu klausi klausimą, ką aš šiandien galiu pasidaryti, kad aš pajausčiau jausmą verta pasitikėjimo, žinai. Ir jinai va taip išaugino tos milijoną, žinai, sinkėvė. Tai va, sakai, įdomi buvo visa tiesa, kad man irgi labai rezonavo ir aš galvojau, galbūt ir mums taip pat reikia, pasiekėjas skaičius ne dėl to buko skaičius, ten tiesiog dėl to, kad ten pasimaivyti, kad ten kažkiek jis turi, bet tiesiog kažkokio tai savo veiklai norisi legalizavimą, nes tu ten 2 metus darai, kažką stengiasi, mokaisi, kuri visą kitą, kad tai atrodo, kad ne šiaip kažkaip tai, žinai, iš oro čia, kažkokia tai susiminėjais. Ne, iš tikrųjų, jūs norit gyventi iš reklamos. Aš tai nesakau, kad čia įda nefaina, pavyzdžiui. Aš labai norėčiau turinį kurti labai fainiems brandams. Visiškai pritariu. Aš dirbu labai fainis. Dirbu agentūrų, man irgi to tai faini, kad tu gali kažkaip pakūrybinti, sugalvoti, paprikolinti. Ir tikrai tos reklamos, kad būtų organiškos, gyvos, įtraukit čia su emocinė žinutė, su kažkokia prasme, su kažkokiu tokiu. Ir kad galėtum, man tai tas labai žavi, kad galėčiau šoit ne tą, kas man parašo, kur aš galvoju, aš jūsų produkto nepirkčiau su visą pagarbą, bet tai ne apie mane. Bet tas, kam aš, pavyzdžiui, pati perku naudoju ir aš galėčiau parašyti, o jie man atrodo labai cool brandai ir jie sutiktų, pavyzdžiui, tai labai fain. Tai brandai kaip. Bet ir jūs parašykit brandams. O slėja, mano dalyvi šitą darbą, tai jau stėja jau ne viena yra sutarus tokį projektą. O, šio super. O reikia asistentės. Ar tau patinka Rugilės rilsai? Man patinka Rugilės rilsai. Rugilė šiaip turi labai, man patinka, kad jį yra labai autentiškai. Turi labai savitą stilių, kuris, aš negaliu pasakyti, kad jį panašiai kažkokį žmogų arba kažkaip daro, kaip daug kas daro. Ne, jį labai savitą. Irgi čia dėl to, kad pasiskaičiau ir prisižiūrėjau visokių podcastų, visokios informacijos, kad kai tu esi autentiškas, tai yra aukščiausia vibracija, tai tu pritrauki geriausius dalykus. Tu man visą laiką kuriant, darant ar gyvenant, toksai, bet tu žinai tą informaciją, tu negali sau leisti būti kažkokiu tais, nes tada žinai, kad tiesiog nesuveiks, ir žinutės neperduos ir kažkokios minties, tai toks pasiteisinantis kūrybinis yra procesas. Kur tu matai save po 5 metų? Gal jeigu klausimas būtų kaip norėčiau, tai aš labai norėčiau, aš manifestuoju namus mūsų naujus. Manifestuoju šeimos pagausėjimą, o papas manifestuoja. Aš manifestuoju ir iš tikrųjų norėčiau ir esu labai išsigryninus, kad aš norėčiau, žinai, iš tikrųjų, jeigu taip širdis, ko mano nori, tai ne tų sekėjų, net ir ne tas reklamas daryt premijos. Bent aš labai labai norėčiau to vaibą, kurį aš jaučiu, pavyzdžiui, darydama moterims renginius arba stovyklas, kai visos yra atspirom širdim ir kai, nežinau, tie momentai, kai tiek jauti iš moterų dėkingumo, to tikro tyro, ir tu matai laisvę jų akyse, džiaugsmą tikrą nesuvaidintą. Ir ne dėl kažkokių išorinių dalykų, o iš savo vidaus jis tiesiog ateina trykšta. Tai nieko nėra geriau. Ir tuo metu aš pati jaučiuosi labai dideliam susijungime su visata, su Dievu, nes aš jaučiuosi, kad čia yra mano misija. Ir aš tai darau ne dėl pinigų, aš tai darau labiausiai tai dėl to jausmo, nes tas jausmas tai yra kaip narkotikai iš tikrųjų. Tai yra be proto geras jausmas. Tai bet aš labai norėčiau, kad aš toliau tai daryčiau, kad aš gaučiau už to jausmo, kad aš matyčiau tokias moterų akis. Aš noriu būti pokyčių gyvenime, žinai, gal skamba labai labai
banaliai, bet aš manau, kad mes kiekvienas tą pokytį kažkiek savo gyvenime darom, bet aš norėčiau, kad tos bangos mano, jos nuvilnytų ir taptų didelėm bangom. Ir aš manau, kad aš turiu dar daug metų gyvenimo, daug laiko šitam gyvenime tai padaryti. Nes galvoju, kad jeigu toks jausmas, toks noras ateina į tavo vidų, tai jis ne veltui ateina. Jis kažkodėl yra ten ir vadinasi, kad greičiausiai tu turi juos sekti. Man labai patinka vos pažįstamų žodžiai visata. Jeigu tu man atsiuntai šitą idėją, prašau suteik man jėgų gali gyveninti. Pereinam prie savivertės ir manifestacijos. Savivertė šiaip, kodėl įdedu šitą temą į kiekvieną podcastą, nes man tai atrodo, pati tokia svarbiausia mūsų tautai, moteriams tema, kurioje kiekviena turi savo istorijos, tą savivertę, niekas neužaugo, man atrodo, su to. Olis tas okei. Tai kokia tavo pačios istorija? Kokie tavo reikalai su savivertė? Čia kelionė yra šitam gyvenime. Ji buvo labai žema anksčiau. Tik nesupratau, kad jinai yra žema, bet gyvenau gyvenimą ir tiek atrodė, kad čia viskas kaip ir okei, normaliai. Tada, kai atsivėrė visas sąmoningumas, visos knygos, prasidėjo visos praktikos, jogos mokytojų kursai, meditacijos ir visi man ateidavo suvokimai ir magic moments, tai tada supratau, kad oho, čia yra ką veiktis tą savivertę. Tai tada atsivėrė, visos tos tėvų temos, kad ta savivertė yra surišta ir su tėvų tema, kaip tu priimi savo tėvus, kaip tu vertini savo tėvų gyvenimą, ar tu jautiesi, kad tavo tėvai einas gerų keliu, ar tau atrodo, kad ne, jūs čia suklydę esat, jūs ne taip gyvenat, čia jūs paskaitykit sąmoningumo knygų. Čia daug yra, žinai, tame labai tūro toj savivertėj. Aš manau, kad tai yra gyvenimo kelionė, su ta savivertė savo susidurti ir aš manau, kad jinai nėra kaip konstanta, kuri visada yra, arba tik tais gali kilti. Aš manau, kad tu gali ir nukristi vėl su savo savivertė, žinai. Pavyzdžiui, kaip man buvo po Australijos, mano savivertė tikrai buvo labai nukritus ir aš tai supratau, todėl kad man buvo toks jausmas, lyg mane gyvenimas nubaudė ten. To Australijoje, žinai. Šiek tiek jaučiausi ir auka, tada supratau, kad jaučiausi šiek tiek auka. Pasakok auditorijai, kas būtent atlėmė tos jausmus Australijoje, kodėl tau buvo toks lūžis, kad reikėjo pradėti žemę vaikščioti. Nes aš čia Lietuvoje būdama skraidžiau padebesiais, tikrai, tai buvo. Teko ten nusileisti labai ant žemės ir galvoti apie basic dalykus, kaip užsidirbti pinigų, kaip susirasti būstą. Aš čia gyvenu taip, kad aš gyvenu savo bute, važinėju naują mašiną, skrisiu dabar su moterį mėnesių į Balį, tada kur vėl varysiu, dirbu kiek noriu, kada noriu. Instagramas auga, atrodo, aš buvau kažkokioj sėkmės bandoj iš vienos pusės, bet iš kitos pusės tai labai augino mano tą dvasinį ego ir šiaip mano ego. Nes atrodė, kad dabar, kai pagalvoju, pažiūriu atgal, man atrodė iš tikrųjų, kad ir visiems žmonėms viskas yra taip lengva. Dabar galvoju, bet kaip aš keistai tai jau ir žmonėm. Labai keista, tas pas, aš atsimenu tas visus savo reelsus ir dabar po to, kai irgi buvo tas didysis nusėdimas ant žemės. Žinau, kaip normaliems žmonėms, kurie dirba darbą, žinai, pavargsta, kaip jums turi tai įsijungti, žinai, kažko, tai gribukų pavargiu, tai va, jis yra, minties kada. Tai va, tai ten, žinai, pradėjau vaikščioti žeme, man buvo tas nefaino, todėl kad skraidyti padebesiais yra fainiau, ir viskas flow, viskas taip lengvai, viskas tokio polikio, žinai, tokio, įkvėpė ir iškvėpė ir viskas gaunas. Ir tai man tuo metu iš tikrųjų viskas ir gaudavos ir man manifestacijos vykdavo. Bet visatos planas buvo toks, kad man vis tiek reikia būti truputėlį arčiau žmonių, žemiškesniai, tam, kad man spėjo įspėti mane astrologė, ta pati, kuri pranešė, sako, žinai, aš tau pasakysiu taip, kiek tu aukštai pakylė, ir jie žinau, klojasi, tai sako, ir aš žinau, ir aš taip pagyvenu, ir aš jau jaučiu, aš galvoju, viskas tai gerai. Ir žinau, kada bus, kada tai vyks, ir aš taip palaukiau, žinai, kada. Ir kai pradėjo vykti, aš galvoju, va, čia tai, apie ką mes skambėjom. Bet tau labai įdomu, nes tu buvai įspėta, tu kaip ir tikėjaisi. Žinau, aš išlaukiau už kampą kažkur, aš pagrimpavau, buvo fainai, smagu, bet aš žinau, kad kai kažkas to atsitiks, aš galvoju, o įdomu, kas atsitiks, žinai, kas man kai vyks, ir po to pradėjo vykti, kad prasideda.
Tai va. Ir man atrodo, kad, žinai, tie mūsų nusileidimai, jie yra super vertingi ir super naudingi, todėl kad jie tau primena, kad tu neatėjai skraidyti, tu atėjai žemę vaikščioti. Tu gali skraidyti savo mintyse, žinai, savo manifestacijose, savo meditacijose, bet po to tu nusileisk ant žemės ir gal vaikščiok žemę, todėl kad tu gimei kaip žmogaus kūnas tam, kad vaikščiotum čia žemę. Tai va, man tas atrodo, tą patį ir pasakė, žinai, Dievas yra tas, kuris aukštai. Žmonės, jo. Ir, žinai, per tą labai ateina daug humble, tokios energijos, nuolankumo, kas yra labai labai geras dalykas šiaip gyvenimas, jausti tą nuolankumą. Vėliau man net pasiekti to jausmo. To skraidimo? To lengvumo. Nebūnai skraidimo, to lengvumo. Bet žinok, aš ir dabar nesijaučiu sunkiai gyvenime. Man, pavyzdžiui, kai žmonės pasako kokius nors problemas, oi, to neišėjo padaryti, austėjo, pavyzdžiui, man, čia neišėjo suderinti, ką čia dabar. Ir aš tai buvo, čia jūs ką aš čia net iš vis smulkmena. Nors tai mano veikla ir aš turėčiau dėl to pergyventi, bet aš gal esu atpratus nuo to daužymo galvą į sieną, kai tau neišeina, tai taip suveikė tavo deadline'as. Turėjome vakar tai padaryti, bet nesigavo, ne dėl mūsų kaltės. Tiesiog gyvenimas vyksta, kartais paveda technika, kartais dar kažkas. Ir nieko tokio, niekas nemirė, niekas nepasikeitė per nelik daug. Mes nukėlėm deadline, viskas du šiek tiek vėliau. Nieko tokio, vis tik padarysime tą dalyką. Tai vat man gal nebėra visai, žinai, to jaudinimosi dėl smulkmenų planų, ko aš negaliu pakeisti, aš kažkaip nesijaudinu. Gal kartais ir būna, bet šitai daugiau mažiau ne. Aš gyvenu tokiam, kad jeigu niekas nesusirgo, niekas nemirė, tai viskas ok, važiuojam toliau. Ok, o tai kas liečia savivertę dar? Vat jeigu reikėtų draugai, ne, arba bendruomenės moteriai, tokius pagrindinius momentus, arba tai, kas tau labiausiai padėjo, žinai, vis tiek klausosi moteris, galbūt, žinai, kurios šiuo metu yra toj kelionėj ir jos, kaip, žinai, ten bandau, medituoju, kartoju afirmacijas, ir moterų ratus, ir terapija galbūt, žinai, visa kita, bet vis tiek, būna, žinai. Čia gal nepasakysiu easy way, nes man pačiai atrodo, kad čia nėra easy way. Man atrodo, kad su savivertė, kas susiję, tai reikia verti tikrai giliai, sugrįžti į savo vaikystę, tokį čia liūdną terapiją, regresiniai meditacijoje, nes ten yra labai labai jau pasislėpusių dalykų. Mes augom laikais, kuomet mūsų tėvai nebuvo tokie tėvai, kokie yra dabar tėvai, mažus vaikus, kurie augina ten pozityvios tėvystės metodais, Montessori programa, kur skaito knygas dar kai tik tais laukėsi, ar ne vaiko. Mūsų tėvai gyveno metu, kada buvo svarbu išlikti. Ir kur jeigu vaikas sirgdavo, tu greičiausiai vis tiek truputį sergantį į darželį, nes darbdavys tau neduos laisvos dienos. Buvo visai kitokie laikai ir mes augom šiek tiek kitokiam sąlygom, tas emocinis intelektas tikrai nebuvo toks stiprus, koks jis yra dabar ir nebuvo svarbu tokie, kokie yra dabar. Ir mes kiekvienas sugrįžę į savo vaikystę turim ten ką išsispręsti su savivertė, kur buvom atstumti, kur buvom nepamatyti, kur buvom neišmyluoti, kur mūsų buvo meilės skydrėlis neužpildytas ir negavom pakankamai meilės. Mūsų tėvai, manau, kad daugelis, ar gal net vos ne visi, gal negalima sakyti absoliutinti visi, bet daugelis nežino mūsų meilės kalbų, ar ne, mūsų mylėjo taip, kaip jie mokėjo, taip, kaip jie galėjo tuo metu. Bet tai nereiškia, kad mes dabar su tuo nedylimėm savo gyvenime. Tai manau, kad čia yra mūsų atsakomybė ir išsispręsti tai. Tai vat visi tie dalykai, aš manau, labai padeda. Man labai padėjo. Man labai pasikeitė dalykai, kai aš pradėjau hardyt po savo praeitį, tam, kad išsispręsčiau dabartį. Parašiam manifestacijas tam. Taip, šauk savo pagrindinį, geriausią, labiausiai veikiantį, ištestuotą išbandytą manifestacijos metodą. Šiaip manifestacija, jeigu atvirai, labai greitai vyksta gyvenime, dažniausiai. Nebent jinai neįvyksta, kai aš tikrai po to suprantu, kad tai nebuvo mano kelias ir man to nereikėjo. Kartais užtrunka, pavyzdžiui, kai su santykiais tai užtruko, bet atėjo tinkamu vėl metu, nes aš prieš tai turėjau stipriai išsigydyti savo dalykus, ar ne, ir tą pačią savivertę, meilę savo užpildyti, išmokti gyventi su savim. Tai toks vienas būdas, man kas labiausiai veikia, man iš tikrųjų patinka tiesiog galvoti ir kurti savo viduje kaip pasaką. Liktais, bet jeigu kažkas manęs kaip režisierės paprašytų nupiešti filmą savarių, tai aš taip manifestuoju. Aš galvoju, kartais užsimeriu, kartais varau Pinterestą, man Pinterestas labai patinka. Tai irgi man vizualizacija, bet per būseną dar aš tą tokį jausmą pamokau. Medituojant tą jausmą, koks būtų jausmas, jeigu aš jau turėčiau tą Škodą Kodiaq su rudu salonu, kanamėmis stogu.
būsena šį cepą labiausiai pritraukia. Taip, taip, taip. Ką labiausiai crazy esi išsimanifestavus? Crazy? Ką reiškia crazy? Nu, tokio. Wow. Galvoju. Net nežinau, tikrai žinau, kad yra tų smulkmenų, kur pati po to jaudavus ir žinandavau, kad wow, tikrai rimtai net tokį dalyką išsimanifestavau. Bet dabar kažkaip šauna į galvą mano gal tos didžiausios manifestacijos, tokios kaip santykiai, kaip automobilis, kaip namai buvę mano, kuriuos nusipirkau. Tokių crazy, tai nežinau net. Nu, čia yra pakankamai crazy, žinai. Tokie pagrindiniai gyvenimo komponentai. Ką dabar manifestuoji? Namus, kaip sakiau. Mes, aišku, darom žingsnius, žinai, kadangi jau nesu skraiduolė, taigi darom žingsnius, kad tie namai atsirastų. Bet aš manifestuoju, aš labiau žiūriu iš tą namų manifestaciją, kad jie atsirastų tokie, ko aš noriu. Nes, pavyzdžiui, to, ką aš dabar žiūriu ir skelbimuose, aš nerandu to, kad pamatyčiau ir galvočiau, ar jausčiau, čia labai noriu pamatyti, labai noriu nusipirkti. Bet, pavyzdžiui, kai buvo su pirmais mano namais, kuriuos aš nusipirkau, ir buvo tas, kad aš tiesiog pamačiau, nuėjau ir supratau, kad čia mano namai ir nesvarbu kaip, kažkaip tai turės įsigyvendinti. Ir atsirado būdai, galimybės. Iš manifestuoju gal, kad labiau atsirastų tie mūsų namai rinkoje, kurie iš tikrųjų yra mūsų. Ir aš labai aiškiai kažkaip žinau, kad mes eisim į tuos namus, pamatysim ir mums bus jausmas, kad čia jie. Nors mes net nežinom, mes kalbam su Luku ir mes nežinom, ar tai turi būti namas, ar tai turi būti butas. Mes labai pasitikim, kad tie mūsų namai jie mus pasieks, jie ateis mums palankiausiu metu ir, aišku, mes žiūrim skelbimus. Nes nemanau, kad jie, žinai, taip kažkas paskambins į duris ir tau sakys, žiūrėkit, mes parduodam. Draugai, dar istorija. Istorija istorija. Mūsų viena draugė dabar tai persikraustė į Vilnių. Draugo tiesiog darė manikiūrą, sako, gal tu pažiūrėk butą Vilniui, pažiūrėjo, jau gyvena Vilniui. Nu tai va, tai būda. Esi super jautrus žmogus. Papasakok, pasidalink, kaip tu su tuo, kaip tiesiog pasidarai savo, kad būtų lengviau ir paprasčiau, nes tikiu, kad daug kas stebi ir žiūri irgi yra super jautrių žmonių, kad jis paprasčiausias atėjimas į opasą, kur turėti visų emocijos, jausmus, mintis, kaip visi jaučiasi, dar jauti atsakomybę už tos visus jausmus ir emocijas, ir dar esu people pleaseris ant viršaus. Tai yra šiek tiek iššūkis, tai kokie tavo yra burtai ir metodai, kad pasileimint savo būti? Man, žinai, gal sunkiausia, kadangi aš sakau, kažkaip man taip sudėlio aplinkybės, kad jau dabar aš aplinkose esu tose, kur aš jaučiuosi gerai, ramiai. Izlandija jautrumas mane nekiša kos. Pavyzdžiui, darbe pas mus yra ganėtinai iš ofiso dirbančių nedaug žmonių. Aplinka yra rami, ten tylu, aš galiu Pas kaip yra sąlygom, kai nėra viskam gerai. Vis tiek anksčiau galbūt turėjai tokių patirčių, žinai. Man padėdavo visada meditacija. Dėl ko aš rinkausi ryte meditaciją? Dėl kad man meditacija, pavyzdžiui, padeda susisetapinti savo sistemą. Ką reiškia susisetapinti? Aš meditacijai prisimenu, kad čia esu aš, ar ne, čia mano energetinis laukas, čia esu aš ir čia, pavyzdžiui, esi tu. Ir tai, ką aš jaučiu apie tave, čia nėra mano ir kad man su to nieko nereikia daryti. Čia yra apie tave vykstantys dalykai. Nes jeigu aš nepajaučiu čia savo ribų, tai man gali būti taip, kad aš einu į tavo energetinį lauką, aš jau pradedu jaustis liūdnai, nes tau čia liūdna ir panašiai. Žinai, perimant tiesiog kito žmogaus labai lengvai dalykus. Ir tai nereiškia, kad aš nejaučiu, žinai, kuo tas meditacijos aš jaučiu, bet man lengviau atskirti, kad čia ne mano, viskas okei, aš jaučiu atjautą tam žmogui, bet man nereikia kristi kito žmogaus jausmus. Bet aišku yra, kad su tuo yra iššūkių gyvenime, tai faktas. Pavyzdžiui, man yra didelis iššūkis, kai, kad ir nuo šeimos narių kažkokių ar ne, giminaičių jaučiu erzulį mano atžvilgiu, nes aš jaučiu, kad aš kažko trigerinu. Matau, nieko labai per daug nesakydama, tiesiog savo gyvenimu ar savo būtimi trigerinu. Ir aš jaučiu tą irzulį. Ir man nėra faina būti toje atmosferoje, tame irzulyje. Ir aš jaučiu, kad čia pas tą žmogų kažkas vyksta, verda, dar kažką. Bet nieko kartu su tuo negaliu padaryti, bet aš norėčiau, kad būtų faina, kad būtų chill. Bet taip nėra ir tas sprendai, kad nieko tu negali padaryti, tiesiog reikia leisti tam būti ir, čia ne tavo daržas, žinai, kad tu galėtum kažką išravėti. Tai va, aišku, yra iššūkių kasdienybei, pavyzdžiui, nuvažiuoti į vietas, kur yra super daug žmonių, Akropolį aš negaliu 2 valandas praleisti. Aš į Akropolį varau tada, kada nėra žmonių, nes man labai sunku. Arba aš, aišku, turiu užsidėti ausines, pavyzdžiui, kas padeda miniose žmonių, aš užsidedu ausines.
Aš stengiuosi neiti ir neraudyti kiekvieno žmogaus akių. Kol aš nežinau, kad aš esu super jautri, aš eidavau žiūrėdavau žmonėms į akis, nes man ką normalu. Tai aš supratau, kad aš prisigaudavau iš tų žmonių, jų energijos. Išeinu tarkim, Akropolio ir tada jaučiuosi visa mano energija pro kažkur išėjo. Aš jau tokia pervargus, jau reikia į lovą man pagulėti. Tai tokių triukų išmoksti, bet čia turbūt su gyvenimo eiga, žinai, iš to sąmoningumo. Aišku, normalizuoti reikia dalykus, kurie tau yra normalūs. Man, pavyzdžiui, normalūs dalykai yra ilsėtis gamtoje, o ne triukšme. Aš nesuprantu, kaip galima triukšme ilsėtis. Man vienatvėje yra atsistatymas, o ne liūdesys, kaip kitiem vienumoje būtų atrodo liūdna. Kaip kiti žmonės nesupranta, ką reiškia tuščia socialinė baterija, tai man čia yra absoliučiai normalus dalykas. Jeigu aš ilgiau pabūnu tarp žmonių, man visiškai yra aišku, kad aš kitą pusdienį ar visą dieną būsiu namuose. Bet aš anksčiau, pavyzdžiui, galvodavau, kad tai yra nenormalu, kad kažkas su manim blogai, kad aš kažkokia sulaužyta. O dabar suprantu, kad ne, čia yra labai normalu, kad aš nesu vienas toks žmogus pasaulyje, kad tokių yra daug. Ir man net faina garsiai apie tai kalbėti, nes daug žmonių, kai aš pradedu kalbėti tam pačiam Instagram'e, kitą jautrumą, parašo dėkingumo žinutės už tai, kad pasijaučia normalesnė pasaulyje. Ir aš manau, kad tai yra labai labai svarbu, nes ne visi yra ne super jautrūs. Yra tikrai nemažai super jautrų žmonių ir jiems yra šiek tiek sudėtingiau gyventi. Noriu labai pakviesti giminaitę arba giminaitį, kai žiūrės šitą podcastą, po to paskambinti ir nueiti kartu išgerti kavos ir pagalvoti ir prisiminti apie tai, kad yra kraujo ryšys ir viskas apie meilę. Gražus palinkėjimas. Dar toks klausimas iškilo, mes kažkaip kalbėjom, ruošiamės, galvojom apie tos klausimus. Galvojom apie tą momentą apie madas, ne? Į spiritual madas. Kad kai vedi spiritual renginį, apie matą ar kažką, kas šitas reikia spiritual apsirengti, ne? Kaip tau yra? O tu irgi galvoji, kad reikia čia kažkaip ar tau kažkaip natūraliai tai yra tavo maldos dalis, tavo garderobė, žinau, juokinga tema. Labai faina, kad tu ją palietei. Aš išėjau iš to proceso, ačiū Dievui, jeigu atvirai. Aš buvau prisipirkus beveik ir daug suknelių, gėlėtų, sijonų, viskas kaip turi būti, žinai. Ir susmilkavau visą vaikštą. Susmilkavau ir dabar vaikštų, bet aš dabar leidžiu sau būti savim ir man nėra mano stilius gėlėtos ilgos suknelės. Ir aš nemanau, kad aš esu nemoteriška be gėlėtos ilgos suknelės. Ir aš dabar visiškai sau leidžiu. Anksčiau iš tikrųjų net ir būdavo šiek tiek ta mintis, kad bet aš negaliu ateiti, nežinau, su švarku. Į moterų ratą, žinai. Švarkai gal nėra šiaip mano dalykas, žinai, nes man patinka laistesni, mažiau pinti, raubai tokie patogesni, čia irgi jautrų žmonių dalykas. Kad medžiaga būtų soft, žinai, o ne kažkokia labai kaip krapmolinta. Bet aš stengiuosi dabar apsirengti kaip aš noriu, kad aš gerai iš tikrųjų jausčiausi. Tai va, tai gėlėtos ilgos suknelės nėra mano dalykas ir kažkokie modernūs, faini, madingi rūbai, kurie man pačiai patinka, aš įsirengiuosi. Aš galiu sau leisti su kelnėm būti ir tai nereiškia, kad aš dabar vyriška energija, žinai. O kas liečia spalvas, ten galvoju apie tai, kad ten juoda sutramkia visų kitų energijas ir nuotaikas ir visą kitą, ir vengi juodos sąmoningai. Aš vengiu juodos sąmoningai, pavyzdžiui, prie palaidinės dėtis juodas, aš neturiu jų daug, bet žinai dėl ko, čia net nėra kažkas tokio labai, pasąmoningai tai suveikia. Aš pati savo gal šviesiau kažkaip jaučiuosi, kai šviesiau esu apsirengus. Man atrodo, kad man labiau tinka šviesios spalvos, bet, pavyzdžiui, kelnės man visiškai zin, kad jos yra juodos, viskas ok, man labiau, kad palaidinė nebūtų labai tamsi. Turiu kelias palaidinės, bet nelabai su jom jas dėviu, arba nebent jeigu atvišau, užsimetu kažkokį šviesesnį vėl daiktą švarkelį ir kažkokį maistuką. Tai aš nelabai apie tai galvoju, bet jo, pavyzdžiui, į moterų renginius man nesinori tamsiai niekada rengtis. Ir jauti, kad išaugai skrybinę. Taip. Aš irgi jaučiu, kad aš neslingia visiškai. Ir galvoju, kad reikia naujos, bet ir nebesinori naujos pirkti, nes aš ir kažkaip tais nebejaučiu šiaip skrybinės kaip po tokio garderobo akcento, nes man irgi atrodo kaip tos gėlėtos suknelės. Mišiuptė kažkaip tais atrodo pasikeitė kažkas, išaugo, žinai, kitaip. Man irgi šitai nori tiesiog moderniai rengtis tik sportiškai, žinai, sportiškos timpos, sportinė tokia kažkaip tais maikė, žinai, su kažkokia žinutė kažko tai sakanti. O aš tai buvau praeitą kartą, tu prašyta, aš nežinau kaip, bet mes tai padarysim. Ir man taip labai patinka, šitas užrašas toksai primena, žinai, kad tiesiog daryti, viskas pasidarė dar.
Vienas dalykas, kurį parekomenduotum žmonėms padaryti kitaip atsikėlus už to ryte. Pabūti kokybiškai tyloje su savim. Ką tai reiškia, čia tokia beveik meditacija gaunasi, bet tau nebūtina sėdėti užmerktomis akimis ar ne, ir taip susitelkti savo kvėpavimą. Man, pavyzdžiui, rytai, man labai patinka mūsų namuose rytai, todėl kad mes su Luku abudu esam panašus šiuo atžvilgiu. Mums ryte, man kaip jautriam žmogui, man nepatinka spigdančios šviesos, dėl to aš nusipirkau iš Temu visuose kambariuose tas į rozetės įkišamas lemputes, kur vėliau netgi 3 yra lygiai šviesos intensyvumo, ir aš visada duše įsijungiu tą mažiausią, kur būna tokia prieblanda, man jos pilnai užtenka pamatyti. Tai dėl to, Dovilė, grįžko šito podcasto, kai visos šviesos sujuntos. Tokie per pilną, tu tokia žaisė. Lukai, nebegosiu. O jis, pavyzdžiui, ateina į dušą ir įsijungia šviesą. Jis sako, aš nieko nematau. Man netrigerina šviesa ryški ryte, bet jį trigerina garsai. Pavyzdžiui, jeigu aš išeinu kur nors, šiaip mes kartu važiuojam į darbą, bet būna kartais, kad jis iš namų dirbo, aš išvarau, tai aš tada atsisveikinu, čia buvo praėjusią savaitę toks pairis, kad aš kažkaip, taip užrėkiau vėl garsiau. Ir jis, ko tu šauki, sako, rytas, nešauk. Tai vat, pavyzdžiui, jį garsas netrigerina. Tai aš palinkėčiau žmonėms tiesiog reikia pradėti labiau tyloje su savimi, nes tai iš tikrųjų rytas, tikrai, kaip sakoma, kad yra praktikų laikas, tai yra ypatingas laikas, nes jeigu tu susitrigerini, jeigu tu išserzini ryte, jeigu tu supyksti ryte, tu nešėsi tai kažkiek per dieną. Vėliau gal paleisi, bet tu vis tiek pradedi jau dieną savo tokią miluzę takoją. Jo, sakoma, kad jeigu kažkaip tais arba telefoną pasiemi, ten karto žinutės, laiškai, kažkokia tais užduotis, tai tu iš karto pradedi savo dieną iš minuso, tau reikia visą dieną eiti ir pasiekti tą vienetą, žinai, ką tu. Ir bus labai sunku greičiausiai pradėjus nuo to. Matom ir pavyzdį, Džėjus pradeda kiekvieną savo dieną, matom, tyloje, jau tau jis vis laik yra zens. Tai ką, viskas. Ačiū tau, ačiū, kad atvykai, ačiū, kad buvai, kad dalinaisi taip atvirai, taip nuoširdžiai. Ačiū jums, kas stebit, kas žiūrit, kas klausot. Dar kartą paprašysiu, jeigu nesunku, paspausti tos mygtukus ekrane, pasubscribinti šitą kanalą, paspausti like. Jeigu turite klausimų, būtinai užduokit komentaruose, mes su Dovilė atsakysim juos per Instagramą. Ir iki kitų kartų. Iki. Klausimas pagrindinis, ką galvoja apie LGBT bendruomenę? Čia manęs klausimu. Nieko blogo negalvoju, man viskas okei. Aš nesuprantu, kodėl reikėtų kažką blogo galvoti. Aš nesuprantu tų žmonių, homofobai, vadinasi, ne? Nes man atrodo, kad ne mano reikalas kištis į kitų žmonių gyvenimą. Tai yra kitų žmonių gyvenimas, kas kaip nori, tas taip gyvena. Jie nedaro, tie žmonės, kurie nedaro ko žalos aplinkai, o jie nedaro ko žalos aplinkai, nebent kažkokia nusikalstama veikla arba kažką daro, ar ne, tada jau jokio skirtumo, ar tu esi LGBT bendruomenės narys ar ne, bet aš nesuprantu nei pykčio, nei kažkokios neapykantos, nei nepriėmimo to. Aš savo giminėje turiu šiaip žmonių, mano yra keli pusbroliai irgi gėjai, jie gyvena ne Lietuvoje, bet man, nežinau, aš ir daugiau turiu gėjų. Manęs netrigerina šitą temą, aš nematau jų kaip kažkokių žmonių. Man toks tiesiog, tai yra pasirinkimas, su kuo būti santykyje, bet tai ne mano yra reikalas ir man kažkaip labai keista, kad žmonės yra, kurie galvoja, kad jie turi teisę kažkaip aiškinti, kaip turi būti visiems. Toks, aš nežinau, kaip turi būti visiems, aš renkuosi taip, kaip man geriausia, o būtų žmonės renkas taip, kaip jiems geriausia, ir jeigu jiems taip gerai, ir jie visi kažką myli, tai yra prie meilio, tai labai faina. O pusbroliai, sakai, išvykę iš Lietuvos yra dėl kokių priežasčių? Tai manau, kad būtent dėl tos priežasties iš tikrųjų. Aš kai išvykau seniai, bet vienas labai seniai, tada buvo paauglys ir jis turi super, kaip aš suprantu, fainą ir jis jaučiasi laimingas gyvendamas užsienyje su savo partneriu jau prieš 12, 13, 14 metų. Dėl ko klausom, tai tiesiog dėl to ir klausom, kad jaučiasi, kad visuomenėje šitą temą galbūt yra tabu ir šiek tiek žmonės bijo apie tai kalbėti garsiai, bet tada tai sukuria tą problemą, nes kai mes apie tai nekalbam, tai atrodo, čia kažkas tokio, žinai, kažkokia problema, paskirtis, čia kažkas tai tokio, žinai, nes apie tai nekalbame yra, o iš tikrųjų, tai tiesiog žmonės myli, žmonės ir visi vienus myli, kitus myli, gyvena taikiai, gražiai, moka mokesčius ir stengiasi dėl tos tėvynės, tai kokios problemos.
Aš manau, kad čia, žinai, kaip visada, kai tu turi kažkokią problemą su aplinka, tai problema yra iš tikrųjų tavyje. Ir tau reikia gilintis, bet tie žmonės gal negalvoja apie tai, iš kur pas tavį kyla pyktis, nes jis kyla tavyje, jis kyla ne kitame žmoguje, jis ir girinasi tavyje, iš kur tavyje kyla neapykanta ar neprieinamas. Nu, čia yra apie tave tie dalykai. Ir man dar labai patinka tas bairis, kuris čia nuskambėjo, man atrodo, kažkokio tai žymaus amerikiečių bus komiko. Sako, žinot, kas nutiko, kai Kalifornijoje įteisino tos pačios lyties santuoką? Nieko. Atsirado dar daugiau miserable porų. Nes, nu, žinai, tos vedybos, kai būna, ar heteroseksualūs žmonės susitokia, ar homoseksualūs, nieks nepasikeitė. Kas pasikeitė? Nieks nepasikeitė, tiesiog dar daugiau porų, kurios, žinai, vystasi, nori skirtis ir Kaip tai stipriai pasaulio neįtakoja. Man jis čia gyvena savo, visi gyvenimus ir gyvena. tai, valio. Tai dar kartą, ačiū Jums, ačiū, kad stebit, ačiū, kad žiūrit, sekit, stebėkit, laikinkit, komentuokit, būkim kartu, būkim drauge ir būkime meilė, nes meilė yra ta jėga ir tas variklis, kuris tikrai padaro kiekvieną mūsų dieną nuostabesnę ir šitą pasaulį gražesnį būtų. Hello! It's a wrap! Kas čia? Jau baigęs, visą laiką ir praveigoju. Kaip? Kas čia buvo? Šita man labai patinka dėl to, kad jos yra lietuviškos ir patinka, kad jas gali, ištraukti ir iš karto viskas aišku, nereikia ten eiti dažnai dėžutę, ir visą kitą. Ir kiek iš tikrųjų esu ten bendradarbiams, kolektyvams davus, visi buvo tokie išsitraukti, visi. Žinai, labai kažkaip tai spupuola. Kainos jau žinutės yra. Mano karta, tu esi mylima. Tu tokia ypatinga, kiek daug žmonių yra laimingi būdami šalia tave. Tu to, kad atsivertų, žinai. O pas mane irgi labai, jei ieškai taikos, nurimuk. Jei ieškai išminties, klausykis, tu turėsi progą pasiklausyti. Ir jei ieškai meilės, būk savimi. Tai irgi toks, žinai, prieš podcastą visą laiką, kai įsijungia kameros, visi kaukėse, atsidai, būt savimi. Manau,